11 skyrius. Meilė viską keičia. Meilė nėra vienintelis mūsų emocinis poreikis. Psichologai pastebėjo, kad tarp pagrindinių žmogaus poreikių yra saugumo, savo vertės ir reikšmingumo jausmas. Meilė susijusi su šiomis reikmėmis. Jeigu jaučiuosi mylimas sutuoktinio, galiu atsipalaiduoti, nes žinau, kad mylimasis nepadarys nieko blogo. Būdamas su juo esu saugus. Galbūt mane kamuoja dvejonės dėl pasirinktos profesijos, gal kitose gyvenimo srityse turiu priešų, bet su sutuoktiniu jaučiuosi saugus. Mano vertės jausmą palaiko faktas, kad sutuoktinis mane myli. Juk jeigu jis mane myli, esu to vertas. Galbūt vaikystėje tėvai neigiamai arba dviprasmiškai atsiliepdavo apie mane, bet sutuoktinis pažįsta ir myli mane suaugusi. Jo meilė kelia mano savigarbą. Poreikis jaustis svarbiam yra toji emocinė jėga, kuri daugeliu atveju skatina vienokį ar kitokį mūsų elgesį. Varomoji žmogaus gyvenimo jėga yra sėkmės troškimas. Juk norime, kad mūsų gyvenimas būtų kuo nors reikšmingas. Reikšmingumą kiekvienas suprantame savaip ir daug dirbame siekdami tikslo. Jausmas, kad esi mylimas sutuoktinio, didina mūsų reikšmingumo pojūtį. Mes mąstome taip: jeigu yra žmogus, kuris mane myli, matyt esu reikšmingas. Žmogus yra reikšmingas, nes stovi pačioje nustatytos pasaulio tvarkos viršūnėje. Aš gebu mąstyti abstrakčiomis sąvokomis, perteikti mintis žodžiais ir daryti sprendimus. Per spausdintą ar įgarsintą žodį galiu naudotis mintimis tų žmonių, kurie gyveno anksčiau. Galiu naudotis kitų patirtimi, nors jie gyveno kitame amžiuje ir kitoje kultūroje. Aš išgyvenu artimųjų ir draugų mirtį ir suvokiu, kad yra aukštesnė už materialiąją egzistencijos formą. Aš matau, kad visų kultūrų žmonės tiki dvasiniu pasauliu. Širdis man sako, kad tai tiesa, net jeigu protas įpratintas remtis mokslu, kelia kritiškus klausimus. Aš esu reikšmingas, gyvenimas turi prasmę, jame yra aukštesnis tikslas. Aš noriu tuo tikėti, bet galbūt jaučiuosi nereikšmingas tol, kol kas nors parodo man meilę. Kai mylėdamas sutuoktinis skiria man savo laiką, jėgas ir pastangas, aš patikiu, kad esu svarbus. Jeigu negaučiau meilės, turbūt visą gyvenimą ieškočiau savo reikšmingumo, vertės ir saugumo jausmo. Meilė patenkina šios poreikius. Patyręs ją tampu laisvas realizuoti savo potencialias galimybės. Imu tikėti, kad esu vertas ir galiu nuveikti kažką dėl kitų, užuot rūpinęsis tik savo poreikiais. Tikra meilė visada išlaisvina. Jeigu santuokoje nesijaučiame vienas kito mylimi, mūsų skirtumai ima atrodyti didesni nei yra iš tikrųjų. Pradedame žiūrėti vienas į kitą kaip į tą, kuris atima iš manęs laimę. Kovojame dėl savo reikšmingumo ir vertės ir santuoka tampa kovos lauku, o ne rojumi. Meilė neatsako į visus klausimus, bet sukuria saugią aplinką, kur galime ieškoti atsakymų. Supami meilės teikiamo saugumo, sutuoktiniai be paniekos gali kalbėtis apie savo charakterių skirtumus. Tada įmanoma išspręsti konfliktus. Dvi skirtingos asmenybės gali mokytis gyventi santarvėje. Taip randame būdus, kaip pažadinti geriausias kito savybės. Tokie yra meilės teikiami privalumai. Apsisprendimas mylėti sutuoktinį turi milžinišką jėgą. Ją realizuoti padeda pagrindinės sutuoktinio meilės kalbos mokėjimas. Tokia yra meilė, dėl kurios sukasi šis pasaulis. Bent jau taip nutiko Džinai ir Normui. Atvykti pas mane jiems prireikė 3 valandų. Akivaizdu, kad Normas nepageidavo čia būti. Norėdama, kad atvyktų ir jis, Džina pagąsdino jį paliksianti.
Aš nesiūlau naudoti tokio būdo, bet ne visada žmonės tai žino. Jie buvo vedę 35 metus ir niekada nesikreipė į psichologą. Pokalbį pradėjo Džina. Daktare Čapmanai, tarė ji, norėčiau iš pat pradžių pasakyti 2 dalykus. Pirmiausia, mes neturime jokių finansinių sunkumų. Viename žurnale skaičiau, kad didžiausios problemos santuokoje kyla dėl pinigų stygiaus. Su mumis taip nėra. Abu dirbame jau daug metų, namo kreditas išmokėtas, už automobilius taip pat nesame skolingi. Taigi šioje srityje jokių problemų. Kitas dalykas, mes nesiginčijame. Tenka girdėti iš draugų, kad jie nuolat kivirčiasi. Mes niekada nebuvome susirieję. Neprisimenu paskutinio karto, kada būtume įsivėlę į kokį ginčą. Abu esame tos nuomonės, kad ginčytis yra beprasmiška, todėl to ir nedarome. Man kaip specialistui buvo paranku, kad Džina apibūdino situaciją. Supratau, kad ji eis tiesiai prie reikalo esmės. Buvo akivaizdu, kad jau pirmuosius sakinius ji buvo iš anksto apgalvojusi. Moteris norėjo užtikrinti, kad negaištume laiko tiems pašaliniams dalykams ir išnaudoti tą valandą išmintingai. Problema yra ta, tęsė ji, kad nejaučiu vyro meilės. Rytais keliamės ir vykstame į darbą, grįžę užsiimame kiekvienas savo reikalais, vakarieniaujame paprastai kartu, bet nesikalbame, kol valgome įžiūri televizorių, po to krapštosi rūsyje, snaudžia priešais televizorių, kol pasakau, kad laikas gulti. Taip būna 5 dienas per savaitę. Šeštadienio rytą žaidžia golfą, po pietų darbuojasi prie namų, o vakare su draugais išeiname į restoraną. Su jais vyras bendrauja, bet vos tik sėdame važiuoti namo, visi pokalbiai baigėsi. Grįžęs jis vėl užsnūsta prie televizoriaus, o vėliau gulamės. Sekmadienio rytą einame į bažnyčią, pabrėžė, po to pietaujame kur nors su draugais. Kai grįžtame namo, vyras visą popietę pramiega prie televizoriaus. Vakare dažniausiai vėl einame į bažnyčią, grįžtame, užkandame kukurūzų spragėsių ir einame gulti. Taip praslenka mūsų savaitės. Mes tarsi 2 nuomininkai gyvenantis tame pačiame name. Tarp mūsų nieko nevyksta. Nejaučiu jo meilės, nėra šilumos, teigiamų emocijų. Viskas mirė ir tuščia. Toliau taip gyventi negaliu. Džina pravirko. Padaviau jai servetėlę ir pažvelgiau į Normą. Pirmasis jo komentaras buvo toks. Aš juos nesuprantu. Po valandėlės jis kalbėjo toliau. Padariau viską, ką išmaniau, norėdamas parodyti, kad myliu. Ypač pastaruosius 2 ar 3 metus, kai ji ėmė labai skųstis. Atrodo, niekas nepadėjo. Kad ir ką daryčiau, ji nepatenkinta ir sako nesijaučianti mylima. Nežinau, ką dar galėčiau padaryti. Mačiau, kad Normas įpykęs ir nusivylęs. Ką darėte, norėdamas parodyti savo meilę žmonai, pasiteiravau. Vienas iš tokių dalykų yra ruošti vakarienę, pasakė jis, mat iš darbo aš grįžtu anksčiau. 4 kartus per savaitę vakarienė jau būna paruošta, kai ji grįžta namo. Kitą vakarą valgome ne namuose. 3 kartus per savaitę po valgio plaunu indus. Kartą per savaitę to nedarau, nes turiu būti susirinkime. Kitus 3 vakarus aš toliau plaunu indus. Kadangi jos nugara nesveika, aš siurbiu kilimus. Ji alergiška žiedadulkėms, todėl aš tvarkau aplinką, lankstau sausus skalbinius. Normas išvardijo daug darbų, kuriuos jis atlikdavo už Džiną. Klausydamasis jo pagalvojau, ką šita moteris veikia namuose. Jai ten beveik nebuvo ką veikti. Visą tai darau norėdamas parodyti, kad myliu ją, toliau kalbėjo Normas. O jis sėdi čia ir kalba jums tą patį, ką ir man, štai jau 2 ar 3 metus, kad nesijaučia mylima. Ką dar padaryti dėl jos? Atsisukau į Džiną. Daktare Čapmanai, tarė ji, visa tai nuostabu, bet aš norėčiau, kad jis prisėstų šalia manęs ir mes pasikalbėtume. Niekada to nedarome. Nesikalbame 1-2 jau 30 metų. Jis plauna indus, siurbia kilimus, pjauna žolę. Visada ką nors veikia. Aš noriu, kad jis atsisėstų su manimi ant sofos, pažvelgtų į akis ir mes kalbėtumės apie mus ir savo gyvenimą.
Džina vėl pravirko. Buvo aišku, kad pagrindinė jos meilės kalba yra laiko leidimas kartu. Jos ašaros reiškia dėmesio prašymą. Ji norėjo, kad su ja būtų elgiamasi kaip su asmeniu, o ne daiktu. Normų užimtumas nepatenkino jos emocinių poreikių. Daugiau pasikalbėjęs su Normu supratau, kad ir jis nesijaučia mylimas, tik apie tai nekalba. Jis mąstė taip. Jeigu esi vedęs 35 metus, neturi neapmokėtų sąskaitų ir ginčių su žmona, ko dar norėti, taip jis ir gyveno. Kokia žmona jums būtų ideali, paklausiau jo. Jeigu galėtumėte išsirinkti tobulą žmoną, kokia tai būtų moteris? Normas pirmą kartą pažvelgė man į akis ir paklausė, ar tikrai norite tai žinoti? Taip, atsakiau. Jis patogiai įsitaisė krėsle, sukryžiavo rankas ant krūtinės, veide nušvito didelė šypsena ir jis ėmė kalbėti. Esu svajojęs apie tai. Tobula žmona būtų ta, kuri grįžusi iš darbo namo gamintų man vakarienę. Aš galėčiau darbuotis kieme, ji pakviestų mane valgyti. Po to jį suplautų į indus. Aš tikriausiai jai padėčiau, bet ši atsakomybė būtų jos. Ji įsiūtų ištrūkusias mano marškinių sagas. Džina nebeištilėjo. Juk sakei, kad tau patinka gaminti valgį. Neturiu nieko prieš, atsakė Normas, bet manęs klausė, kaip aš įsivaizduoju idealią žmoną. Be jokios abejonės Normo pagrindinė meilės kalba yra paslaugos. Kaip manote, kodėl jis darė tos darbus dėl Džinos? Todėl, kad tai buvo jo meilės kalba. Jo nuomonė, šitaip parodai savo meilę, ką nors darai dėl žmogaus. Problema buvo ta, kad pagrindinė Džinos meilės kalba nebuvo darbų atlikimas. Emocijų atžvilgių šitai nereiškia jai to, ką būtų reiškia jos vyrui, jeigu ji būtų tai dariusi dėl jo. Kai Normui galvoje prašviesėjo, pirmiausiai jis paklausė štai ko. Kodėl? Niekas man nepasakė šito prieš 30 metų. Būčiau kas vakarą 15 minučių sėdėjęs su ją ant sofos, užuot dirbęs tos darbus. Jis atsisuko į Džiną ir pasakė, pirmą kartą gyvenime supratau, ką tu turi galvoje sakydama, kad mes nesikalbame. Anksčiau niekaip negalėjau to suprasti, man atrodė, kad mes kalbamės. Aš visada tavęs paklausdavau, kaip išsimiegojai ir maniau, kad tai ir yra bendravimas. Dabar supratau, tu nori, kad aš kiekvieną vakarą prisėsčiau šalia, sakykime 15 minučių. Žiūrėtume vienas į kitą ir kalbėtumės. Dabar žinau, kodėl tau tai svarbu. Tai emocinė tavo meilės kalba. Mes pradėsime tai daryti dar šį vakarą. Visą likusį gyvenimą skirsiu po 15 minučių ant sofos. Patikėk manim. Džina atsisuko į Normą ir pasakė, man tai būtų rojus. Aš gaminsiu valgį, vakarieniauti turėsime vėliau nei įprasta, nes iš darbo aš grįžtu vėliau už tave, bet aš sutinku ruošti vakarienę. Mielai siūsiu tau sagas, tau nereikės laukti, kol pastebėsiu jas ištrūkus. Likusį gyvenimą plausiu indus, kad tik jaustumėsi mylimas. Džina ir Normas išvažiavo namo ir pradėjo mylėti vienas kitą abipusę meilės kalbą. Nepraėjo ir 2 mėnesiai, kai jiedu mėgavosi antruoju medaus mėnesiu. Ir jie paskambino man iš Bahamų salų pasakyti, kokių unikalių pokyčių įvyko jų santuokinime gyvenime. Ar gali atgimti emocinė meilė santuokoje? Patikėkite, gali. Reikia išmokti pagrindinę sutuoktinio meilės kalbą ir nuspręsti ją kalbėti. 12 skyrius. Kaip mylėti nemylimą. Buvo gražus rugsėjo šeštadienis. Vaikščiojome su žmona po Reinoldsų sodus, grožėdamėsi augalija. Ten buvo augalų iš viso pasaulio. Sodus įkūrė Reinoldsas, tabako pramonės magnatas, jam priklausiusiame žemės sklype. Dabar sodai yra Wake Foresto universiteto nuosavybė. Kaip tik vaikščiojome po rožyną, kai pastebėjau prie mūsų artėjančią Aną, moterį, kuri prieš 2 savaitės pradėjo pas mane konsultuotis. Ji ėjo nuleidusi akis žemyn į akmenimis grįstą taką ir buvo labai susimąsčiusi. Kai pasisveikinau, ji krūptelėjo.
bet pakėlė akis ir nusišypsojo. Pristačiau ją Karolinai. Mes pasikeitėme keletų malonių žodžių, be jokios įžangos ji uždavė vieną rimčiausių mano kada girdėtų klausimų. Daktare Čapmanai, ar įmanoma pamilti žmogų, kurio nekenti? Žinojau, kad tas klausimas kilo iš didelio skausmo ir reikalauja apgalvoto atsakymo. Žinojau, kad sutiksiu ją kitą savaitę konsultacijos metu, todėl pasakiau. Ana, tai vienas iš labiausiai verčiančių pamastyti klausimų, kokį esu girdėjęs. Kodėl mums nepasikalbėjus apie tai kitą savaitę? Jis sutiko ir mes su žmona toliau vaikštinėjome po sodą. Bet Anos užduotas klausimas neišėjo iš galvos. Vėliau, pakeliui į namus su Karolina aptarėme jį. Prisiminėme savo santuokinio gyvenimo pradžią. Dažnai jautėme neapykantą vienas kitam. Smerkinti žodžiai sukelia skausmą, o šis pykti. Savyje laikomas pyktis virsta neapykanta. Kasgi mums padėjo šito išvengti? Mes abu žinojome, kad reikia rinktis. Suvokėme, kad jei ir toliau reikalausime ir smerksime vienas kitą, sugriausime savo santuoką. Laimę maždaug per metus išmokome aptarti savo skirtumus, nesmerkdami kito. Daryti sprendimus neardydami vienovės, konstruktyviai siūlyti nieko nereikalaudami ir galiausiai kalbėti vienas kito meilės kalba. Daug šitų minčių užrašiau ankstesnėje savo knygoje Tvirtos santuokos link. Mes nutarėme mylėti ir tada, kai jausime vienas kitam negatyvius jausmus. Kai pradėjome kalbėti vienas kito pagrindinę meilės kalbą, pykčio ir neapykantos jausmai išnyko. Tačiau mūsų situacija buvo kitokia nei Anos. Mūdu su Karolina buvome nusiteikę mokytis ir bręsti. Aš žinojau, kad Anos vyras toks nėra. Praėjusią savaitę ji maldavo jo atvykti į konsultaciją, prašydavo, kad jis perskaitytų knygą arba paklausytų garso įrašų santuokos tema. Bet jis atmesdavo visas jos pastangas. Pasak Anos, vyras laikėsi tokios nuostatos. Aš neturiu jokių problemų, tai tu jų turi. Jis esąs teisus, o žmona neteisi. Štai taip. Vyro nuolatos beriami kritikos ir pasmerkimo žodžiai per ilgus metus užgesino Anos meilę jam. Po 10 santuokos metų jos emocinė energija išseko. Savigarba buvo beveik sugriauta. Ar liko vilties išsaugoti Anos santuoką? Ar galima jį mylėti nemylimą vyrą? Ar jis kada nors atsakys meilę jai? Aš žinojau, kad Ana yra tikinti ir nuolat lanko bažnyčią. Spėjau, kad vienintelė jos viltis išsaugoti santuoką yra tikėjimas. Kitą dieną, mąstydamas apie Anos situaciją, ėmiau skaityti apaštalo Luko aprašomą Kristaus gyvenimą. Mane visada žavėjo Luko rašymo stilius, nes jis buvo gydytojas ir kreipė dėmesį į detalės. Pirmajame mūsų eros amžiuje jis paprastai aprašė Jėzaus iš Nazareto mokymą ir gyvenimo būdą, vadinamąjį Jėzaus kalno pamokslą. Ten aš perskaičiau žodžius, kuriuos laikau didžiausią meilės išraišką. Bet jums, kurie klausotės, sakau, mylėkite savo priešus, darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jūs keikia, ir melskitės už savo skriaudėjus. Kaip norite, kad jums žmonės darytų, taip ir jūs darykite jiems. Jei mylite tuos, kurie jūs myli, tai koks čia jūsų nuopelnas, juk ir nusidėjėliai myli juos mylinčius. Atrodo, kad šis didis raginimas užrašytas beveik prieš 2000 metų yra tai, ko ieškojo Ana. Bet ar galės ji tai padaryti? Ar kas nors pajėgtų tai daryti? Ar įmanoma mylėti sutuoktinį, kuris tapo tavo priešu? Ar įmanoma mylėti žmogų, kuris tave keikia, negražiai elgiasi, niekina ir nekenčia? Net jeigu Ana ir galėtų jį mylėti, ar jis atsakytų jai tuo pačiu? Ar jos vyras kada nors pasikeis? Ar pradės rodyti meilę ir rūpintis ją?
Aš skaičiau toliau ir mane pribloškė Jėzaus žodžiai. Duokite ir jums bus duota. Saika, gera, prikimšta, sukratyta ir su kaupu duos jums į užantį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikyta. Ar gali šis principas mylėti nemielą žmogų veikti gerokai apgriuvusioje kaip Anos santuokoje? Nusprendžiau atlikti bandymą. Iškėliau hipotezę. Jeigu Ana išmoks pagrindinę vyro meilės kalbą ir kurį laiką ją kalbės, kad būtų patenkintas emocinis vyro meilės poreikis, galiausiai jis atsilieps ir ims rodyti meilę jai. Ar bus tai veiksminga, svarsčiau aš. Kitą savaitę susitikau su Ana ir ji toliau pasakojo man apie baisę savo santuokos padėtį. Baigusi kalbėti, ji pakartojo savo klausimą, kurį uždavė Reinalso soduose. Šį kartą pateikė jį kaip teiginį. Daktare Čapmanai, aš nežinau, ar galėsiu vėl pamilti jį po to, ką jis man yra padaręs. Ar kalbėjote su draugais apie tai? Kalbėjome su 2 artimiausiais ir truputį su kitais, ką jie mano. Siūlo palikti jį, atsakė ji, liepia man išeiti, nes jis niekada nepasikeis. O aš laukdama tik didinsiu savo skausmą. Bet aš negaliu prisiversti tai padaryti. Gal ir turėčiau tai pasielgti, bet nemanau, kad būtų teisinga. Man atrodo, kad jūs plėšo pusiau religiniai ir moraliniai įsitikinimai, jog palikti šeimą yra blogai ir emocinis skausmas bylojantis, kad palikti vyrą yra vienintelis būdas išgyventi. Būtent taip aš mąstau, daktare Čapmanai. Kaip tik taip ir jaučiuosi ir nežinau, ką daryti. Kai emocijų rezervuaras yra tuščias, mes nebeturime meilės sutuoktiniui, bet paprasčiausiai jaučiame tuštumą ir skausmą. Aš labai užjaučiu jūs dėl šių sunkumų, pasakiau. Jūsų situacija tikrai sudėtinga. Norėčiau rasti paprastą atsakymą, deja negaliu. Rinktis, palikti jį arba gyventi su juo tokiu toliau, tai teikia jums labai daug skausmo. Kol nieko nesate nusprendusi, turiu jums vieną idėją. Nesu tikras, ar jį padės, bet norėčiau, kad ją išmėgintumėte. Iš to, ką papasakojate, žinau, kad jums svarbus religiniai įsitikinimai ir labai gerbėte Jėzaus mokymą. Ji linktelėjo pritariamai. Noriu perskaityti jums tai, ką pasakė Jėzus ir kas, mano manimu, tam tikrą prasme taikytina jūsų santuokai. Lėtai ir apgalvodamas ėmiau skaityti. Bet jums, kurie klausotės, sakau, mylėkite savo priešus. Darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jūs keikia ir melskitės už savo skriaudėjus. Kaip norite, kad jums žmonės darytų, taip ir jūs darykite jiems. Jei mylite tuos, kurie jūs myli, tai koks čia jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai myli juos mylinčius. Ar tai panašu į jūsų vyrą? Ar jis elgėsi su jumis kaip su priešu, ne kaip draugų, pasiteiravau jos, moteris linktelėjo galvą. Ar jis kada keikė jūs, paklausiau, daugybę kartų? Ar elgėsi su jumis blogai dažnai? Ar sakė, kad nekenčia jūsų taip? Ana, jeigu jūs pasirengusi, norėčiau atlikti vieną eksperimentą. Noriu pamatyti, kas atsitiks, kai pritaikysime šitą principą jūsų santuokai. Leiskite paaiškinti. Ką turiu galvoje? Aš paaiškinau Anai koncepciją apie žmogaus emocijų rezervuarą ir faktą, kad šiam ištuštėjus, kaip atsitiko jai pačiai, mes nustojame mylėję sutuoktinį ir jaučiame vien tuštumos pojūtį ir skausmą. Kadangi meilė yra labai stiprus emocinis žmogaus poreikis, jos stygius sukelia mums ko gero patį didžiausią emocinį skausmą. Pasakiau, kad jeigu visi išmoktume pagrindinę vienas kito meilės kalbą, tai emocinė reikmė būtų patenkinta ir grįžtų geri jausmai. Ar tai logiška, pasiteiravau jos nuomonės. Jūs ką tik nupasakojate mano gyvenimą. Dar niekada nemačiau šito taip aiškiai.
Prieš susituokdami buvome įsimylėję, bet netrukus po vestuvių nusileidome iš aukštumų, taip ir neišmokė vienas kito meilės kalbos. Metų metais mano meilės rezervuaras stovėjo tuščias ir esu tikra, kad tas pats atsitiko jam. Daktare Čapmanai, jeigu tik būčiau supratusi tai anksčiau, galbūt viso to nebūtų atsitikę. Galime bandyti kurti kitokią ateitį, Ana. Drąsinau ją, siūlyčiau 6 mėnesių eksperimentą. Išbandysiu bet ką, ryžosi Ana. Man patiko jos teigiamas požiūris, bet nebuvau tikras, ar jį suprato, koks tai sudėtingas bandymas. Iš pradžių nustatykime tikslą, pasakiau aš. Jeigu žinotumėte, kad per 6 mėnesius sulauksite išsipildant didžiausio savo troškimą, koks tai būtų noras? Valandėlę Ana tylėjo, pagalvojusi atsakė. Norėčiau, kad Glenas vėl mane mylėtų ir parodytų meilę, skirdamas man laiko. Kad ir dirbtume ir linksmintumės drauge. Kad jausčiau, jog jam įdomus mano vidinis pasaulis. Kad restoranuose ne tik valgytume, bet ir kalbėtumės. Kad išvyktume kur nors smagiai praleisti laiką. Norėčiau žinoti, kad santuoka jam brangiau už viską. Ji patylėjo ir tęsė toliau. Aš pati norėčiau susigrąžinti šiltus gražius jausmus, vėl jausti pagarbą, didžiuotis juo. Šią akimirką tokių jausmų neturiu. Ar rašiausi tai, ką kalbėjo Ana? Jei baigus garsiai perskaičiau. Ką ji pasakė? Tai labai aukštas tikslas, tariau. Ar iš tiesų jūs to norite? Dabar tai skamba kaip nepasiekiamas dalykas, atsakė Ana, bet aš noriu šito už viską labiau. Tuomet sutarkime, kad tai bus mūsų tikslas. Po 6 mėnesių aš noriu pamatyti jūs su Glenu, turinčius būtent tokius meilės santykius. Dabar leiskite pasiūlyti hipotezę. Mūsų eksperimento tikslas bus įrodyti, jog ši hipotezė yra teisinga arba neteisinga. Tarkime, jeigu jūs 6 mėnesius kalbėsite pagrindinę Gleno meilės kalbą, tai kažkuriuo metu jo emocinis meilės poreikis bus pradėtas tenkinti. Jo emocijų rezervuaras pildysis ir jis atsakys jums meilę. Ši hipotezė paremta idėja, jog meilė emocinis poreikis ir kai jis yra patenkinamas, mes linkę atsakyti teigiamai asmeniui, kuris tą poreikį patenkina. Jūs suprantate, tiesiog aš, kad ši hipotezė visą iniciatyvą atiduoda į jūsų rankas. Glenas nesistengia atkurti šios santuokos, tai darote jūs. Pagal hipotezę yra nemaža galimybė, kad Glenas galiausiai atsakys jums, jeigu sugebėsite perduoti savo energiją teisinga kryptimi. Paskaičiau Ana kitą Jėzaus pamokslo dalį, užrašytą evangelisto Luko. Duokite ir jums bus duota, saiką gerą, prikimštą, sukratytą, ir su kaupu jums duos jums į užantį. Kokių saikų seikite, tokių jums bus atseikyta. Kaip suprantu, Jėzus konstatuoja principą, o ne būdą, kaip manipuliuoti žmonėmis, tariau aš. Apskritai kalbant, jeigu būsime geri žmonėms ir mylėsime juos, jie bus geri mums ir mylės mus. Tai nereiškia, kad mes galime padaryti žmogų gerą, būdami jam geri. Mes esame nepriklausomi, todėl galime nusisukti nuo meilės arba net paniekinti ją. Nėra garantijos, kad Glenas atsilieps į jūsų meilės veiksmus. Mes galime tik sakyti, jog yra didelė galimybė, kad jis tai padarys. Konsultuojantis gydytojas niekada negali absoliučiai įsitikinęs nuspėti žmogaus elgesio. Remdamasis tyrimais ir pažinęs asmenybę, gydytojas gali tik numatyti, kaip žmogaus greičiausiai reaguos toje situacijoje. Kai sutarėme dėl hipotezės, aš pasakiau: Ana, dabar pakalbėkime apie jūsų ir Gleno pagrindinę meilės kalbą. Iš to, ką jau pasakojate, aš numanau, kad jūsų pagrindinė meilės kalba turbūt yra laiko leidimas kartu. Kaip jūs manote? Ir aš taip galvojau, daktare Čapmanai. Iš pradžių, kai mes būdavome kartu ir Glenas išklausydavo mane, mes ilgas valandas prakalbėdavome ir veikdavome ką nors kartu.
Aš tikrai jaučiausi mylima. Labiau už viską norėčiau, kad ši santuokos dalis grįžtų į mūsų gyvenimą. Kai mes leidžiame laiką kartu, aš jaučiu, kad iš tiesų jam rūpiu. Bet kai jis visą laiką užsiėmęs kitais dalykais, niekada neturiu laiko pasikalbėti ir veikti ką nors su manimi. Atrodo, kad darbas ir kiti reikalai jam yra svarbesni už mūsų santykius. Kaip Jūs manote, kokia yra Gleno pagrindinė meilės kalba, pasiteiravau aš? Man atrodo, kad tai yra fizinis prisilietimas ir ypač seksualinė santuokos dalis. Sprendžiu iš to, kad jo nuostata buvo kitokia, kai aš jaučiausi labiau jo mylima ir mes buvome seksualiai aktyvesni. Manau, kad tai yra jo pagrindinė meilės kalba, daktarė. Ar jis skundžiasi dėl to, kai kalbate su juo? Jis sako, kad aš visą laiką ko nors nepatenkinta, kad nepalaikau jo ir nepritariu jo sumanimams. Sakykime, kad fizinis prisilietimas yra pagrindinė jo meilės kalba, pasiūliau aš, o palaikymo žodžiai antroji. Taigi, manyti siūlau dėl to, jeigu jis skundžiasi dėl neigiamų žodžių, vadinasi teigiami žodžiai būtų jam reikšmingi. Leiskite pasiūlyti planą, kaip išbandyti mūsų hipotezę. Kas būtų, jei jūs grįžusi namo pasakytumėte Glenui? Aš mąsčiau apie mus ir nusprendžiau, kad norėčiau būti tau geresnė žmona. Taigi, jei dėl to turi kokių pasiūlymų, noriu, kad žinotum. Esu pasiruošusi juos priimti. Gali pasakyti man dabar arba pagalvok ir duok man žinoti. Aš tikrai norėčiau pasistengti tapti geresnė žmona. Kad ir kokia bus jo reakcija, neigiama ar teigiama, paprasčiausiai priimkite tai kaip informaciją. Jūsų pasakymas bus jam užuomina, kad kažkas jūsų santykiuose pasikeis. Remdamasi savo spėjimu, kad jo pagrindinė meilės kalba yra fizinis prisilietimas ir mano numanimu, kad jo antroji meilės kalba gali būti palaikymo žodžiai, sutelkite dėmesį į šias 2 sritis mėnesio laikui. Jeigu Glenas pasiūlys, kaip galėtumėte būti geresnė žmona, priimkite tą informaciją ir panaudokite ją savo planui įgyvendinti. Paieškokite Gleno gyvenime teigiamų dalykų ir pagirkite jį už tai. Kol kas susilaikykite nuo nusiskundimų. Jeigu norėsis dėl ko nors skųstis, verčiau pasižymėkite tai savo asmeninėse užrašuose. Nei pasakykite ką nors apie tai Glenui per tą mėnesį. Pradėkite rodyti iniciatyvą, būdama fiziškai artima ir seksualiai aktyvi. Nustebinkite jį, būdama iniciatyvi, net agresyvi, o ne tik atsakydama į jo pasiūlymus. Užsibrėžkite tikslą suartėti intimiai bent kartą per savaitę, pirmasias 2 savaitės ir 2 kart per savaitę kitas 2 savaitės. Ana pasakė, kad jie su Glenu lytiškai santykiavo tik 1 ar 2 kartus per pastaruosius 6 mėnesius. Aš sumečiau, kad šis planas turėtų išjudinti visus reikalus gana greitai. Jeigu jūs sakote turės jausmus, kurių neturite, tai yra veidmainiška. Bet jeigu atliekate meilės veiksmą kito žmogaus labui ar malonumui, tai yra paprasčiausiai jūsų sprendimas. O, daktarė Čapmanai, atsakė Ana, tai bus nelengva. Man sunku atsiliepti jo seksualinį troškimą, kai jis ignoruoja mane visą laiką. Mūsų seksualinio suartėjimo metu aš labiau jausdavausi išnaudojama nei mylima. Visą kitą laiką jis elgėsi taip, tarsi aš esu absoliučiai nesvarbi, o tada nori šokti į lovą ir naudotis mano kūnu. Aš pasipiktinu ir manau, kad dėl to mes beveik neturėjome seksualinių santykių paskutiniuosius keletą metų. Jūsų reakcija buvo natūrali ir normali, užtikrinau Ana. Noras intimiai suartėti su vyru daugeliu žmonių kyla dėl to, kad jos jaučiasi mylimos. Jeigu jos taip jaučiasi, tai ir trokšta fizinio suartėjimo. Jeigu jos nesijaučia mylimos, greičiausiai jausis seksualiai išnaudojamos. Štai kodėl mylėti žmogų, kuris nemyli tavęs, yra be galo sunku. Tai prieštarauja įgimtam mūsų polinkiui. Kad tai padarytume, jums tikriausiai reikės stipriai pasikliauti savo tikėjimu Dievu. Turbūt jums padės, jeigu dar kartą perskaitysite Jėzaus pamokslą apie meilę priešams ir meilę tiems,
kurie jūsų nekenčia. Meilė jūs išnaudojantiems. O tada prašykite Dievo padėti praktikuoti Jėzaus pamokymus. Mačiau, kad Ana įdėmiai klausosi to, ką aš sakau. Ji vis linkčiojo galvą, bet jos akys sakė, kad ji turi daugybę klausimų. O ar tai nėra veidmainiška, daktare Čapmanai? Parodykite meilę per seksą, kai jauti žmogui neigiamus jausmus. Ko gero, mums būtų naudinga nustatyti, kuo skiriasi meilės jausmas nuo meilės poelgio, tariu aš. Jeigu jūs sakote turinti jausmus, kurių neturite, tai yra veidmainiška ir toks bendravimo būdas nepadės sukurti intimių santykių. Bet jeigu atliekate meilės veiksmą kito žmogaus naudai ar malonumui, tai yra paprasčiausiai jūsų sprendimas. Jūs nesakote, kad tasai poelgis kyla dėl stipraus emocinio ryšio. Jūs tiesiog imatės tai daryti jo naudai. Manau, kad tai Jėzus ir turėjo galvoje. Žinoma, mes nepuoselėjame šiltų jausmų žmonėms, kurie mūsų nekenčia. Tai būtų nenormalu. Bet mes galime kažką daryti iš meilės jiems. Mes tikimės, kad tokie meilės poelgiai teigiamai paveiks jų nuostatos ir elgesį. Galų gale mes nutarėme padaryti dėl jų ką nors gero. Atrodo, kad mano atsakymas patenkino Aną. Bent jau kuriam laikui. Jaučiau, kad mes turėtume aptarti viską dar kartą ir suvokiau, kad šis eksperimentas, jeigu jam lemta pavykti, bus atliktas tik dėl tvirto Anos tikėjimo į Dievą. Praėjus mėnesiui paprašykite Gleną pareikšti nuomonę apie tai, kaip jums sekasi. Toliau kalbėjau aš. Savais žodžiais jo paklauskite, ar atsimeni, Glenai, kai prieš keletą savaičių aš tau pasakiau, kad ketinu pabandyti būti geresnė žmona. Noriu paklausti, kaip tu manai, ar man pavyksta? Kad ir ką Glenas atsakys, priimkite tai kaip informaciją. Gal jis bus sarkastiškas, įžūlus, ar priešiškas, galbūt nusiteikęs pozityviai. Kad ir koks bus jo atsakas, nesiginčykite, bet priimkite tai ir patikinkite jį, kad jūs nusiteikusi rimtai. Ir iš tikrųjų norite būti geresnė žmona. O jeigu jis turi dar ką nors pasiūlyti, jūs tam atvira. Pasiteiraukite jo atsiliepimo kartą per mėnesį visą pusmetį. Kai Glenas pirmą kartą atsilieps apie jūs teigiamai ir pasakys, žinai, turiu pripažinti, kai tu pirmą kartą pasakei, kad ruošiesi būti geresnė, aš tik nusijuokiau, o dabar turiu sutikti, kad reikalai keičiasi. Žinosite, kad jūsų pastangos veikia jį emociškai. Galbūt jis išreikš teigiamą nuomonę po 1 mėnesio, o gal po 2 ar 3. Norėčiau, kad praėjus savaitei nuo 1 teigiamo atsiliepimo jūs Gleno ko nors paprašytumėte. To, ką jūs norėtumėte, kad jis padarytų. To, kas būtų susijęs su jūsų pagrindinė meilės kalba. Tarkim, vieną vakarą jūs sakote, Glenai, ar žinai, ko aš norėčiau? Prisimenu, kaip mes žaisdavome atspėk žodį kartu. Norėčiau vėl pažaisti su tavimi 4 vakare. Vaikai ruošiasi nakvoti pas merę. Kaip manai? Prašykite ko nors konkretaus. Nesakykite taip. Žinai, aš norėčiau, kad mes praleistume daugiau laiko kartu. Tai pernelyg abstraktu. Kaip sužinosite, ar jau padaryta? Bet jei jūsų prašymas bus konkretus, jis tiksliai žinos, ko jūs norite. Ir jūs žinosite, kad kai vyras ryšis tai įvykdyti, tai bus jūsų labui. Kiekvieną mėnesį paprašykite ko nors specialaus. Jeigu jis tai padarys, puiku. Jeigu nepadarys, nieko tokio. Bet kai jis tai padarys, jūs žinosite, kad jis atsižvelgia jūsų poreikius. O apskritai paėmus jūs mokysite į savo pagrindinės meilės kalbos, nes jūsų prašymai bus su jie susiję. Jeigu jis nuspręs pradėti mylėti jūs tą kalbą, jūsų teigiamos emocijos jam ims grįžti, emocijų rezervuaras prisipildys, o ilgainiui atgims ir santuoka. Daktare Čapmanai, aš padaryčiau bet ką, kad tik tai atsitiktų, pasakė Ana. Galbūt jūsų santuokai reikalingas stebuklas.
kodėl neišbandžius Anos eksperimento? Kągi, atsakiau aš, tai pareikalaus daug sunkaus darbo, bet aš tikiu, kad pabandyti verta. Man asmeniškai įdomu, ar šis bandymas pavyks ir ar mūsų hipotezė yra teisinga. Norėčiau reguliariai susitikinėti su jumis viso proceso laikotarpiu. Norėčiau, kad galbūt kas antrą savaitę jūs užsirašytumėte teigiamus palaikymo žodžius, kuriuos pasakysite Glenui. Taip pat norėčiau, kad atneštumėte man sąrašą savo nusiskundimų, kurių nepasakėte vyrui. Galbūt atsižvelgdamas į juos, aš galėčiau padėti jums suformuluoti Glenui specifinius prašymus, kurie patenkintų kai kuriuos būtinus poreikius. Galiausiai aš noriu, kad jūs išmoktumėte konstruktyviai dalytis su vyru sudužusiomis savo viltimis bei susierzinimu ir su Glenu išmoktumėte įveikti erzinančias situacijas bei konfliktus. Tačiau šį pusmetį truksiančio bandymo metu jūs tik užrašinėkite tai, nesakydama nieko Glenui. Ana išėjo, aš tikiu turėdama atsakymą į klausimą, ar įmanoma mylėti žmogų, kurio nekenti. Per kitus 6 mėnesius Ana stebėjo didžiulius Gleno požiūrio ir elgesio su ją pokyčius. Pirmąjį mėnesį jis buvo įžūlus ir į viską žiūrėjo pro pirštus. Antrąjį mėnesį jis teigiamai pakomentavo Anos pastangas. Paskutiniuosius 4 mėnesius teigiamai reagavo į visus jos prašymus ir jos jausmai jam pradėjo smarkiai keistis. Glenas taip ir neatėjo į konsultaciją, bet išklausė keletą mano garso įrašų ir aptarė juos su Ana. Jis paragino žmoną toliau lankyti konsultacijas ir ji darė tai dar 3 mėnesius po eksperimentų. Iki šios dienos Glenas prisikinėja savo draugams, kad aš esu stebukladarys, bet aš žinau, kad stebuklus daro meilė. Galbūt jūsų santuokai reikalingas stebuklas. Kodėl neišbandžius Anos eksperimento? Pasakykite savo sutuoktiniui, kad galvojate apie jūsų santuoką ir norėtumėte geriau patenkinti jos reikmes. Paklauskite, kaip jūs galėtumėte pasitaisyti. Sutuoktinio pasiūlymai bus užuominos apie pagrindinę jo meilės kalbą. Jeigu jis nieko nepasiūlys, bandykite atspėti ją iš to, dėl ko jis metų skundėsi. Kiekvieno mėnesio gale paprašykite sutuoktinio išsakyti nuomonę apie tai, kaip jums sekasi, ir duoti daugiau pasiūlymų. Kai sutuoktinis pasakys, kad mato reikalus gerėjant, palaukite 1 savaitę ir paprašykite ko nors specifiško. Tas prašymas turėtų būti tai, ko jūs iš tiesų norite, kad jis padarytų dėl jūsų. Jeigu jis nuspręs tai padaryti, jūs žinosite, kad jis atsižvelgia į jūsų poreikius. Jeigu jis nekreips dėmesio į jūsų prašymą, toliau mylėkite jį. Galbūt kitą mėnesį jo atsakas bus teigiamas. Jeigu sutuoktinis pradės kalbėti jūsų meilės kalba, patenkinamas jūsų prašymus, jums sugrįž teigiamos emocijos jo atžvilgiu ir po kurio laiko jūsų santuoka atgims. Aš negaliu pažadėti rezultatų, tačiau daugybė žmonių, kuriuos konsultavau, patyrė meilės stebuklą. 13 skyrius – Vaikai ir meilės kalbos. Ar kompetenciją apie meilės kalbas galima pritaikyti vaikams? Šito dažnai klausia žmonės, lankantis mano seminarus. Neprofesionalus mano atsakymas yra taip. Kai vaikai yra maži, mes nežinome jų pagrindinės meilės kalbos. Todėl naudokite gausiai visas 5 kalbas ir tikrai neapsiriksite. Bet jei stebėsite vaikų elgesį, gana anksti galėsite sužinoti, kuri yra pagrindinė jų meilės kalba. Bobiui 6. Kai tėtis grįžta iš darbo, Bobis užsiropščia jam ant kelių, pasiekia jo galvą ir suvelia plaukus. Ką sūnus tuo sako tėčiui? Aš noriu, kad paliestum mane. Jis liečia tėtį, nes pats nori būti liečiamas. Greičiausiai Bobio pagrindinė meilės kalba yra fizinis prisilietimas. Bobio kaiminystėje gyvena Patrikas. Jam 5,5, jis su Bobiu yra kiemo draugai.
Tačiau grįžęs namo, Patriko tėtis sutinkamas visiškai kitaip. Patrikas džiaugsmingai sako: ateik čia, tėveli, aš noriu tau kai ką tau parodyti, ateik. Tėtis atsako: minutėlę, Patrikai, aš noriu peržvelgti laikraštį. Patrikas pasišalina, bet po 15 sekundžių sugrįžta. Tėveli, ateik į mano kambarį, aš noriu parodyti tau. Noriu parodyti dabar. Tėtis atsiliepia: lukter, sūnau, leisk man baigti skaityti. Mama pašaukė Patriką ir jis bėga pas ją. Mama pasako, kad tėtis yra pavargęs ir prašo leisti jam keletą minučių paskaityti laikraštį. Bet mamytė, sako Patrikas, aš noriu parodyti jam, ką padariau. Aš žinau, atsako mama, bet leisk tėčiui truputėlį paskaityti. Praėjus 60 sekundžių Patrikas grįžta pas tėtį ir užuot ką nors pasakęs, metasi į skaitomą laikraštį ir juokiasi. Tėvas sako: ką tu darai, Patrikai? Aš noriu, kad ateitum į mano kambarį, tėveli, parodyti, ką padariau. Ko Patrikas prašo? Praleisti laiką kartu. Jis nori tėčio dėmesio ir nenurims, kol jį gaus, net jeigu tam prireiks iškelti sceną. Jeigu vaikas dažnai jums ką nors dovanoja, suviniodamas daiktą ir įteikdamas su ypatingu spindesiu akise, tikriausiai jo meilės kalba yra dovanų gavimas. Jis duoda jums, nes pats nori gauti. Jeigu pastebite savo sūnų ar dukrą visada besistengiančius padėti jaunesniam broliukui ir sesutei, tai greičiausiai reiškia, kad jų pagrindinė meilės kalba yra paslaugos. Jeigu vaikas dažnai pasako jums, kad gerai atrodote, kad esate gera mama ar tėtis, kokį gerą darbą padarėte. Tai parodo, kad vaiko pirminė meilės kalba yra palaikymo žodžiai. Visa tai vyksta pasąmonės lygyje. Tai reiškia, kad vaikas sąmoningai negalvoja: jeigu aš padovanosiu dovaną, tai ir tėvai man duos dovanų. Jeigu aš paliesiu, tai ir mane palies. Bet jo elgesį motyvuoja jo paties emociniai troškimai. Galbūt iš patirties vaikas žino, kad padaręs ar pasakęs tam tikrus dalykus, jis paprastai sulaukia tam tikro atsako iš tėvų. Todėl jis daro ar sako tai, kas baigėsi jo emocinių poreikių patenkinimu. Jeigu tai pavyksta ir mažųjų emociniai poreikiai patenkinami, jie užauga atsakingai žmonėmis. Bet jei emociniai poreikiai nebūna patenkinami, vaikai gali laužyti priimtinas elgesio normas, tuo išreikšdami pyktį tėvams, kurie nepatenkino jų poreikių ir ieško meilės netinkamose vietose. Daktaras Rosas Kembelas, psichiatras, pirmasis man pasakęs apie emocinį meilės rezervuarą, sako, kad daugelį metų gydant vaikus iki 12 metų, kurie buvo įsitraukę į seksualinius santykius, jam niekarto neteko gydyti vaiko, kurio tėvai patenkindavo jo emocinį meilės poreikį. Jo nuomonė, beveik visada paauglių neleistinų seksualinių santykių šaknis tuščiame meilės emocijų rezervuare. Kodėl taip yra, kad vaikui augant, mūsų palaikymo žodžiai virsta pasmerkimo žodžiais? Ar matėte kada tai savo bendruomenėje? Paauglys pabėga iš namų, tėvai laužo rankas klausdami, kaip jis galėjo šitai pasielgti su mumis, kai mes tiek daug dėl jo padarėme. Bet tas paauglys sėdi už 60 mylių psichologo kabinete ir sako: tėvai nemyli manęs, jie niekada manęs nemylėjo, jie myli mano brolį, bet ne mane. Ar tėvai myli šį paauglį? Daugumą atvejų taip. Tad kur slypi problema? Labai galimas daiktas, kad tėvai niekada nežinojo, kaip perteikti meilę tą kalbą, kurią vaikas suprastų. Turbūt jie pirko sūnui beisbolo pirštinės ir dviračius, norėdami parodyti savo meilę. Bet jis šaukėsi:
Ar kas nors pažais beisbolą su manimi? Ar kas nors eis drauge pasivažinėti dviračiais? Skirtumas tarp beisbolo pirštinės nupirkimo ir beisbolo žaidimo su vaiku gali būti skirtumas tarp tuščio ir pilno meilės emocijų rezervuaro. Tėvai gali nuoširdžiai mylėti savo vaikus, daugumą ir myli, bet vien nuoširdumo nepakanka. Turime išmokti pagrindinę savo vaikų meilės kalbą, jeigu norime patenkinti jų emocinį meilės poreikį. Kalbėdami apie tai, kaip mylėti vaikus, apžvelkime 5 meilės kalbas. Palaikymo žodžiai. Kol vaikas mažas, tėvai paprastai prisako jam daug palaikančių žodžių. Vaikai, dar nesuprantant bendravimo žodžių, tėvai tik ir šneka. Vaikui, dar nesuprantant bendravimo žodžių, tėvai tik ir šneka. Kokia graži nosytė, kokios gražios akys, kokie garbanoti plaukai ir panašiai. Kai mažylis pradeda šliaužyti, mes plojame rankomis dėl kiekvieno jo judesio ir sakome palaikymo žodžius. Kai jis pradeda vaikščioti ir atsistoja, viena ranka laikydamasis už lovos, mes pašokame ant kojų ir raginame: nagi, stokis, teisingai, eik, gerai, eik. Vaikas žengia pusę žingsnio ir krenta. Ir kągi mes sakome? Juk nesubarame: tu kvailas vaikė, ar negali vaikščioti? Bet sakome: taip, tu labai gražiai ėjai. Todėl jis atsistoja ir vėl bando eiti. Kodėl taip yra, kad sūnui ar dukrai augant mūsų palaikymo žodžiai virsta pasmerkimo žodžiais? Kai vaikas būna 7 metų, įėję į kambarį, kur ant grindų guli, pavyzdžiui, 12 žaislų, mes liepiame jam sudėti juos į dėžę. Grįžę po 5 minučių randame 7 žaislus dėžėje ir ką sakome? Aš liepiau tau surinkti visus žaislus, jeigu nesusirinksi, aš tau parodysiu. O kaip dėl tų 7 žaislų dėžėje? Kodėl mes nepasakome: Jonuk, tu jau įdėjai į dėžę 7 žaislus, tai puiku. Kiti 5 žaislai turbūt būtų iššokę į dėžę. Ūgtelėjusi sūnų, dukrą mes labiau esame linkę smerkti dėl nesėkmių, nei pagirti dėl sėkmės. Vaikui, kurio pagrindinė meilės kalba yra palaikymo žodžiai, mūsų neigiami, kritiški, žeminantys žodžiai tiesiog paralyžuoja psichiką. Daugelis 35 metų amžiaus suaugusių žmonių vis dar girdi aidint ausyse pasmerkimo žodžius, pasakytus jiems prieš 20 metų. Tu stora, nė vienas vaikinas niekada nedraugaus su tavimi. Tu netikęs mokinys, tave gali išmesti iš mokyklos. Tiesiog sunku patikėti, kad tu toks kvailas. Tu esi neatsakingas ir niekada nieko nepasieksi. Suaugusieji, kurių pagrindinė meilės kalba buvo išniekinta, pridarant tiek žalos, visą gyvenimą stokos savigarbos ir jausis nemylimi. Laiko leidimas kartu. Leisti laiką kartu, tai skirti vaikui visą dėmesį. Mažylis šitaip suvokia taip, kad sėdėti su juo ant grindų ir drauge ridensite kamuolį, žaisite su mašinėlėmis arba lėlėmis, smėlio dėžėje statysite pilis ir taip toliau. Tai įsitraukimas į vaiko pasaulį ir ko nors veikimas kartu su juo. Galbūt jūsų kaip suaugusiojo visas pasaulis yra kompiuteris, bet vaikas gyvena savame pasaulyje. Jūs turite nusileisti į jo lygį, jeigu laikui atėjus norite atvesti jį į suaugusiųjų pasaulį. Vaikui augant ir įgyjant naujų pomėgių, jūs turite įsitraukti į juos. Jei norite patenkinti jo poreikius, jeigu sūnus susidomėjo krepšiniu, susidomėkite tuo ir jūs. Skirkite laiko pažaisti drauge, nusiveskite į krepšinio rungtynes. Jeigu dukra domisi pianinu, galbūt galėtumėte išklausyti dalies jo praktinių užsiėmimų. Skirdamas vaikui visą savo dėmesį, jūs parodysite, kad rūpinatės juo,
kad jis yra svarbus ir jums patinka su juo būti. Daugelis suaugusių žmonių pažvelgia atgal į vaikystę, nelabai daug prisimena iš to, ką yra pasakę tėvai, bet gerai prisimena, ką jie padarė. Vienas vyras pasakė, aš prisimenu, kad tėvas niekada nepraleisdavo rungtynių mano mokykloje, kai ten mokiausi. Žinojau, kad jam įdomu, ką aš veikiu. Šiam vyrui be galo svarbus meilės perteikimo būdas buvo laiko leidimas kartu. Ir jei jūs kalbate šią kalbą, yra galimybių, kad jis leis jums būti kartu net brendimo metais. Jeigu neskiriate laiko vaikui, kol jis mažas, vėlesniais augimo metais jis sieks bendraamžių dėmesio ir nusigręš nuo tėvų, kurie tuo metu desperatiškai trokš praleisti su juo daugiau laiko. Dovanos. Daugelis tėvų ir senelių naudoja dovanų kalbą pernelyg dažnai. Kai nueini į žaislų parduotuvę, pradedi galvoti, kad tėvų manimų žaislai vaikams yra vienintelė meilės kalba. Jeigu tik turi pinigų, jie perka daug dovanų savo vaikams, manydami, kad tai geriausias būdas parodyti meilę. Yra tėvų, kurie stengiasi duoti savo vaikams viską, ko jų tėvai negalėjo duoti jiems. Jie perka tos daiktus, kurių patys norėjo būdami vaikai. Bet dovanos gali būti mažą emocinę reikšmę, bet dovanos gali turėti mažą emocinę reikšmę vaikui, nebent tai būtų pagrindinė jo meilės kalba. Tėvų intencija gali būti gera, bet duodami vaikui dovaną, jie nepatenkins jo emocinio poreikio. Jeigu jūsų dovanos greitai padedamos į šalį, jei vaikas retai pasako ačiū, jeigu neprižiūri tų dovanų ir negiria, galimas dalykas, kad dovanų gavimas nėra jo pagrindinė meilės kalba. O jeigu jūsų vaikas daug kartų jums padėkojo, rodo dovaną kitiems ir sako, kaip nuostabu, kad ją nupirkote, prižiūri tą daiktą, padeda matomoje kambario vietoje ir nuolat jį blizgina, dažnai ir ilgai užsižaidžia su juo, tada turbūt dovanų gavimas yra jo pirminė meilės kalba. Ką daryti, jeigu jūs turite vaiko, kurio pagrindinė meilės kalba yra dovanų gavimas, bet jūs neįstengiate jam daug jų nupirkti? Atsiminkite, kad ne dovanos kokybė ar kaina yra svarbu, o tai, kad galvojate apie vaiką. Daug dovanų būna rankų darbo. Ir kartais vaikas vertina tokį daiktą daug labiau nei brangų fabrike pagamintą. Tiesą sakant, maži vaikai dažnai su dėže žaidžia daugiau nei su žaislu, kuris buvo joje įpakuotas. Taip pat galima rasti brokuotų žaislų ir užbaigti juos ar pataisyti. Toks darbelis gali tapti užsiėmimu abiem, vienam iš tėvų ir vaikui. Nebūtina turėti daug pinigų, norint ką nors padovanoti savo vaikams. Paslaugos. Kai mažas vaikas, tėvai nuolat daro jam paslaugas. Jeigu nedarytų šito, vaikas numirtų. Maudymas, maitinimas, rengimas – visa tai reikalauja pastangų pirmaisiais mažylio gyvenimo metais. Vėliau reikia gaminti valgyti, skalbti, lyginti. Paskui paruošti priešpiečius mokinukui, tapti jo taksi vairuotoju ir padėti paruošti namų darbus. Daugelis vaikų šiuos dalykus suvokia kaip savaime suprantamus, bet kai kuriems jie perteikia meilę. Stebėkite savo vaikus. Žiūrėkite, kaip jie išreiškia meilę kitiems. Tai yra užuomina apie jų meilės kalbą. Jeigu vaikas dažnai išreiškia dėkingumą už paprastas paslaugas, tai rodo, kad šie dalykai jam yra emociškai svarbus. Jūsų paslaugos perteikia meilę jam reikšmingų būdų. Kai jūs padedate vaikui mokytis, tai reiškia daugiau nei geras pažymys. Tai reiškia, mano tėvai myli mane. Kai sutaisote dviratį, padarote vaikui daugiau nei vien pasodinate jį vėl ant ratų. Jūs paliekate pripildytą jo meilės rezervuarą.
Jeigu vaikas nuolat siūlosi padėti jums atlikti kokį nors darbą, tai tikriausiai jo supratimu yra meilės išraiška. Vadinasi, paslaugų teikimas greičiausiai yra jo pagrindinė meilės kalba. Fizinis prisilietimas. Mes jau seniai žinome, kad fizinis prisilietimas yra emocijų perteikimo būdas. Tyrimai parodė, kad tie kūdikiai, kurių tėvai nevengia laikyti ant rankų, emociškai dažnai išsivysto geriau nei tie, kurie nepatiria rankų prisilietimų. Dauguma tėvų ir kitų suaugusiųjų natūraliai paima kūdikį, glamonėja, bučiuoja, švelniai spūsteli jį, juokingai kalba su juo, gerokai prieš tai, kol vaikas supranta žodžio meilę reikšmę. Jis jaučiasi mylimas. Apkabinimas, bučiavimas, paplekšnojimas, laikymas už rankos. Visa tai yra meilės vaikui perteikimas. Tačiau paauglio apkabinimas ir pabučiavimas yra skirtingas dalykas. Gali būti, kad jūsų paauglys nebus patenkintas tokiu jūsų elgesiu bendramžio akivaizdoje, bet tai nereiškia, kad jis nenori būti liečiamas, ypač jeigu tokia yra jo pagrindinė meilės kalba. Jeigu jūsų paauglys nuolat prieina prie jūsų iš nugaros pusės ir sugriebia jūsų rankas, švelniai stumteli jūs, grybšteli jums už kulkšnės, kai jūs pereinate per kambarį, juokais bando pakišti jums koją. Visi šie ženklai rodo, kad fizinis prisilietimas jam yra svarbus. Stebėkite savo vaikus. Žiūrėkite, kaip jie išreiškia meilę kitiems. Tai yra užuomina apie jų meilės kalbą. Atkreipkite dėmesį, ko jie prašo jūsų. Daugeliu atveju jų prašymai atitiks jų meilės kalbą. Pastebėkite dalykus, už kuriuos jie būna dėkingiausi. Tai greičiausiai yra nuorodos į jų pagrindinę meilės kalbą. Mūsų dukros meilės kalba yra laiko leidimas kartu. Taigi, kol ji buvo maža, mes dažnai išeidavome pasivaikščioti, jai besimokant. Salemo akademijoje, vienoje seniausių akademijų šalyje, mes vaikštinėdavome po savotiškas Ol Salemo apylinkės, šį kaimelį, kuriam daugiau nei 200 metų atstatė moraviečiai. Žingsniavimas akmenimis grįstomis gatvėmis sugrąžina į senus laikus. Vaikštinėdamas po senovinės kapinės patiri gyvenimo ir mirties realumo pojūtį. Visus tuos metus mes eidavome pasivaikščioti 3 kartus per savaitę ir ilgai diskutuodavome toje asketiškoje aplinkoje. Dabar mano dukra yra gydytoja, bet grįžusi namo ji beveik visada paklausia manęs: ar nori pasivaikščioti, tėti? Aš niekada neatsisakau jos kvietimo. Sūnus niekada neidavo su manimi pasivaikščioti. Jis sakydavo: tai kvaila, niekur tu neisi, o jeigu susiruošiai kur nors, tai važiuok mašina. Laiko leidimas kartu nebuvo jo pagrindinė meilės kalba. Mes tėvai dažnai stengiamės nulipdyti savo vaikus pagal tą patį šabloną. Vykstame į konferencijas arba skaitome knygas apie tėvystę, randame ten puikių idėjų ir grįžę namo norime išbandyti jas su kiekvienu vaiku. Bėda ta, kad kiekvienas vaikas yra skirtingas ir tai, kas perteikia meilę vienam, iš jų neperteikia jos kitam. Versdamas vaiką išeiti pasivaikščioti su jumis, kad galėtumėte skirti jam laiko, neperteiksite meilės. Mes turime išmokti kalbėti savo vaikų kalbomis, jeigu norime, kad jie jaustųsi mylimi. Aš tikiu, kad dauguma tėvų nuoširdžiai myli savo vaikus, bet taip pat tikiu, kad tūkstančiams tėvų nepasisekė perteikti meilės tinkamą kalbą ir tūkstančiai vaikų šioje šalyje gyvena su tuščiu emocijų rezervuaru. Esu įsitikinęs, kad panagrinėję daugumą netinkamo vaikų ir paauglių elgesio atveju, ateitume prie tuščių meilės rezervuarų. Parodyti meilę niekada nevėlu. Jeigu turite vyresnio amžiaus vaikų ir supratote, kad kalbėjote ne tą meilės kalbą, kodėl nepasakius jiems šito? Žinai, skaičiau knygą apie tai, kaip išreikšti meilę ir supratau, kad visus tuos metus aš rodžiau ją tau ne pačiu geriausiu būdu.
Stengiausi parodyti tau savo meilę darydamas, bet dabar suvokiau, kad tai veikiausiai tau jos neprireikė ir kad tavo meilės kalba tikriausiai yra kažkas kita. Pradėjau galvoti, kad tavo meilės kalba turbūt yra: aš tikrai myliu tave ir tikiuosi, kad ateityje sugebėsiu išreikšti tai geresniais būdais. Galbūt jūs net panorėsite paaiškinti jiems apie 5 meilės kalbas ir aptarti savo ir jų meilės kalbą. Galbūt jūs nesijaučiate mylimas savo vyresnių vaikų. Jeigu jie yra pakankamai subrendę suvokti meilės kalbų koncepciją, pokalbis gali atverti jiems akis. Jų noras pradėti kalbėti jų meilės kalba gali maloniai jūs nustebinti. Ir jeigu jie tai padarys, jūs galite pastebėti, kaip jūsų jausmai ir požiūris į juos pradės keistis. Kai šeimos nariai pradeda kalbėti pagrindinę vienas kito meilės kalba, emocinis šeimos klimatas labai pagerėja. 14 skyrius – autoriaus žodis. Antrame skyriuje aš perspėjau skaitytoją, kad supratimas apie 5 emocinės meilės kalbas ir mokėjimas kalbėti pagrindinę sutuoktinio meilės kalba gali radikaliai pakeisti jos elgesį. Dabar aš paklausiu, ką jūs galvojate? Perskaitęs visus šiuos puslapius, pabuvojęs keleto porų gyvenime, apsilankęs mažuose miesteliuose ir didmiesčiuose, pasėdėjęs su manimi konsultacijose ir pasikalbėjęs su žmonėmis restoranuose. Ką jūs galvojate? Ar galėtų ši koncepcija radikaliai pakeisti jūsų santuokos emocinį klimatą? Kas atsitiktų, jeigu atrastumėte pagrindinę sutuoktinio meilės kalbą ir nutartumėte kalbėti ją nuolatos? Nei aš, nei jūs negalite atsakyti į šį klausimą, kol neišbandėte praktiškai. Žinau, kad daugelis porų išgirdusios šią koncepciją mano seminaro apie santuoką metu sakė, kad pasirinkimas mylėti ir išreikšti tą meilę pagrindinę sutuoktinio meilės kalba padarė ryškių pokyčių jūsų sutuoktinėme gyvenime, santuokinėme gyvenime. Kai emocinis meilės poreikis yra patenkinamas, susidaro mikroklimatas, kuriame pora gali spręsti visas kitas gyvenimo problemas daug sėkmingiau. Kiekvienas iš mūsų ateiname į santuoką turėdami skirtingą asmenybę ir patirtį. Mes atsinešame į savo šeimininius santykius emocijų bagažą. Ateiname su skirtingais lūkesčiais, problemų sprendimo būdais ir nuomonė apie tai, kas gyvenime yra svarbu. Sveikoje šeimoje tą požiūrį įvairovę reikia suderinti. Mes nebūtinai turime sutikti su viskuo, bet privalome rasti būdą, kaip sutarti dėl mūsų skirtumų, kad jie netaptų susiskaldimo priežastimi. Kai meilės rezervuaras tuščias, poros linkusios ginčytis ir atšalti, o kai kurie sutuoktiniai ginčio metu tampa agresyvūs žodžiu ir fiziškai. Bet kai meilės rezervuaras yra pilnas, sukuriama draugiška aplinka, tokia, kurioje siekiama supratimo, pripažįstami skirtumai ir svarstomos problemos. Esu įsitikinęs, kad nė viena kita santuokos sritis nepaveikia sutuoktinio santuokinio gyvenimo taip, kaip emocinio meilės poreikio patenkinimas. Kai kam sugebėjimas mylėti, ypač kai sutuoktinis nemyli tavęs, gali atrodyti neįmanomas. Tokia meilė gali pareikalauti iš mūsų atsiremti į savo dvasinius išteklius. Prieš daugelį metų, kai aš pats susidūriau su sunkumais santuokoje, dar kartą aptikau, kad man reikalingas Dievas. Kaip antropologas buvau išmokytas studijuoti duomenis, tad nusprendžiau asmeniškai atkasti krikščioniškojo tikėjimo šaknis. Studijuodamas istorinius duomenis apie Kristaus gimimą, gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą, aš pradėjau žiūrėti į jo mirtį kaip į meilės išraišką ir į jo prisikėlimą kaip į stiprų jo galios įrodymą. Aš tapau tikru tikinčiuoju,
Paskyriau savo gyvenimą jam ir pamačiau, kad jis suteikia vidinių dvasinių jėgų mylėti net tada, kai į meilę neatsiliepiama. Raginčiau jūs taip pat pasigilinti, patyrinėti tą, kuris mirdamas meldėsi už jį nukryžiavusius. Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Tokia yra aukščiausia meilės išraiška. Didelis skyrybų mūsų šalyje skaičius liudija esant daugybę tuščių meilės rezervuarų. Tai, kad vis daugiau jaunuolių pabėga iš namų ir nusižengia įstatymui, rodo, kad daugelis tėvų, kurie galbūt nuoširdžiai stengiasi išreikšti meilę savo vaikams, kalbėjo netinkama meilės kalba. Norėčiau tikėti, kad šioje knygoje išdėstytos idėjos gali padaryti poveikį santuokoms ir šeimoms mūsų šalyje. Šią knygą aš rašiau ne kaip mokslinį traktatą, kad jį gulėtų kolegijų ir universitetų bibliotekose, bet vildamasis, kad sociologijos ir psichologijos dėstytojai įvertins jos naudą dėstomiems sutuoktinio ir šeimininio gyvenimo dalykams. Aš parašiau ją ne tiems, kurie studijuoja santuoką, o tiems, kurie yra vedę, patyrę įsimylėjimo euforiją, įžengė į santuoką trokšdami padaryti vienas kitą išskirtinai laimingą. Bet tikrovės kasdienybėje ta jų svajonė atsidūrė pavojuje. Turiu vilti, kad tūkstančiai tokių porų pamatys taką, kuriuo einant jų svajonė išsipildys. Aš svajoju apie tą dieną, kai tas potencialas, kurį turi sutuoktinių poros šioje šalyje, bus panaudotos visos žmonijos geroviai. Kai vyrai ir žmonos gyvens su pripildytais meilės emocijų rezervuarais, išnaudodami savo kaip individų ir kaip poros galimybės. Svajoju apie tą dieną, kai vaikai galės augti namuose pilnuose meilės ir saugumo, kur jų stiprėjančios jėgos bus nukreipiamos mokymuisi ir tarnavimui kitiems, o ne ieškojimui meilės, kurios jie nepatyrė namuose. Mano troškimas, kad ši nedidelė knyga įžiebtų meilės liepsną jūsų santuokoje. Jeigu tai būtų įmanoma, aš įteikčiau šią knygą asmeniškai kiekvienai sutuoktinių porai šioje šalyje ir pasakyčiau, parašiau tai jums. Tikiuosi, kad tai pakeis jūsų gyvenimą. Ir jeigu taip įvyks, pasistengkite įteikti šią knygą dar kam nors. Kadangi negaliu šito padaryti, būsiu patenkintas, jeigu jūs padovanosite šios knygos egzempliorių savo šeimai, broliams ir seserims, savo vetusiems vaikams, darbuotojams, klubo ar bažnyčios nariams. Kas žino, galbūt drauge išvysime mūsų svajonę išsipildant. Veiksmų planas 5 sutuoktinių meilės kalboms. Kai perskaitysite šią knygą ir apmąstysite jos skyrius, paraginkite savo sutuoktinį padaryti tą patį. Tada jūs abu būsite pasiruošę atlikti šiuos pratimus drauge. Visi pamąstymai ir klausimai yra skirti tiek vyrui, tiek žmonai. Perskaitę šią knygą arba atlikdama šios pratimus, kiekvienas iš jūsų tikiuosi atpažins savo pagrindinę meilės kalbą bei jos dialektus. Taigi, ne visos kalbos ir ne visi knygos skyriai vienodai tinka abiems sutuoktiniams. Visi klausimai yra tiesiogiai susiję su vieno ar kito skyriaus medžiaga. Dėl įvairių priežasčių, ypač jei turite sunkumų santuokoje, jūsų sutuoktinis gali nenorėti dalyvauti šioje diskusijoje ir apie ankstesnius knygos skyrius ir apie šį studijų vadovą. Jeigu taip yra, tai jūs, kuris pirmas perskaitėte knygą, galite vienas atlikti pratimus, kad šios knygos nauda būtų reali. Be to, jeigu elgsitės kaip siūloma, jūsų sutuoktinis gali sureaguoti teigiamai ir neperskaitęs ankstesnių šios knygos skyrių. Pirmas skyrius. Kas atsitinka meiliai po vedybų? Pagrindinė mintis. Kadangi meilę mes duodame ir priimame skirtingai, tai norint išlaikyti ją gyvą santuokoje reikia sunkaus darbo. Jeigu mes neišsiaiškinsime, kaip sutuoktinis priima meilę, mūsų santuoka gali baigtis ir mes nesuprasime kodėl. Mes turime surasti pagrindinį būdą, kaip kiekvienas priimame meilę.
Prisiminkite savo vaikystę. Ar jautėtės adekvačiai mylimas tėvų? Kaip dažnai jie išreikšdavo meilę? Pasiremdamas tą patirtimi, pažiūrėkite, kokį poveikį tėvai padarė jums ir kokiu būdu jūs perteikite meilę savo sutuoktiniui. Antra, sudarykite sąrašą savo tėvų nesėkmingų ir sėkmingų pastangų parodyti jums meilę ir ją palaikyti. Kiek panašu tai, kaip jūs išreiškite prisirišimą savo sutuoktiniui, kaip jūsų nenusisekusios pastangos nesąmoningai atspindėdavo tokias pačias jūsų tėvų nesėkmes, ar tas pats sėkmingais atvejais. Trečia, galbūt jūsų rodoma meilė nesumažėjo, bet sutuoktinis kartais reaguoja į tai neigiamai. Nustatykite 2 problematiškas sritis pastarųjų 12 mėnesių laikotarpiu. Pirma, teigiami meilės veiksmai, kuriuos sutuoktinis nesureagavo. Antra, nusivylimas dėl jūsų dėmesio stokos, kai arba nežinojote šito, arba nesutardavote tarpusavėje. Kokia yra tikroji problemos priežastis? Ketvirta, prisiminkite, kokios svarbios knygos garso įrašai, straipsniai ir panašiai padarė jums įtakos siekiant gerinti santykius su partneriu. Pabandykite prisiminti, kada ir kaip stengiatės įgyvendinti tas idėjas, kur jums pasisekė arba nepasisekė ir kodėl. Ar buvo minimos meilės kalbos. 5. Pamastykite apie tą laiką, kai norėjote perteikti meilę tam tikrą formą, bet jos nepriėmė. Galbūt tai buvo ne atstumimas, o tiesiog nesupratimas. Kodėl gerų intencijų, nuoširdumo ir netgi tam tikrų taisyklių laikymosi ne visada pakanka. Grupės diskusijos planas. Aptarkite bendravimą apskritai ir tai, kaip gali kilti nesutarimų dėl daugelio kalbos formų sudėtingumo, kaip skirtingas auklėjimas, lytis, vertybės ir panašiai dar labiau komplikuoja bendravimą. Antras skyrius. Kaip išlaikyti meilės rezervuarą pilną? Pagrindinė mintis. Kalbant apie žmogaus elgesį, meilė užima išskirtinę vietą. Tačiau šis žodis turi daug prasmių. Sutuoktiniai ryšiai visų pirma egzistuoja tam, kad puoselėtų meilę ir intimumą. Santuoka yra svarbiausia vieta, kur tasai vidinis meilės rezervuaras gali būti pripildytas. Raskite 3 populiarius posakius panašius į dėl meilės sukasi pasaulis, kurie parodo aukštą meilės statusą. Paaiškinkite kiekvieno šio posakio reikšmę ir kaip tai susiję su jūsų santuoka. Antra. Dažnai mes pateisiname įvairius blogus poelgius motyvais, kuriuos laikome meilės inspiruotais. Išnagrinėkite vieną tokį pavyzdį savo santykiuose ir išsiaiškinkite, kodėl neteisingas meilės supratimas atsiliepia didelės problemos sprendimui. Trečia, pasvarstykite apie savo vaikus ar šiaip jūsų šeimai artimus žmonės. Prisiminkite poelgį, kuris galėjo būti iš dalies susijęs su tam tikrų periodų, kai vaikas nesulaukdavo meilės išreikštos jam priimtinų būdų. Kaip būtų susikloščiusi situacija, jeigu vaiko meilės rezervuaras būtų buvęs pilnas? 4. Atsiskyrimas trukdo meiliai tarpti santuokoje. Prisiminkite fizinio atsiskyrimo nuo sutuoktinio laikotarpį, per kurį atsirado nutolimo jausmas jums sugrįžus. Pamastykite apie emocinį atitolimą atsirandantį dėl nesutarimų. Koks buvo rezultatas abiem atvejais ir kaip jis ištaisytas. 5. Tuščią meilės rezervuarą galima palyginti su važiavimo mašina be degalų. Būkite kūrybiškas ir sugalvokite dar 2 analogiškus palyginimus, kurie vaizdžiai apibūdina važiavimą su tuščiu baku jūsų santuokoje. Kaip šie palyginimai parodo nuolatinio meilės davimo ir gavimo svarbą. Grupės diskusijos planas. Pakalbėkite apie meilės traktavimą įvairiose filosofinėse ir teologinėse koncepcijose, kurios buvo ir yra reikšmingos mūsų civilizacijai praeityje ir dabar. Kaip juose apibrėžiama meilė. 3 skyrius – įsimylėjimas. Pagrindinė mintis.
Nors įsimylėjimo pojūtis yra jaudinantis, jis trumpalaikis ir dažniausiai egocentriškas. Meilė, kuri iš tikrųjų prisideda prie mūsų sutuoktinio gerovės, paremta protu, valia ir disciplina. Vien pastarasis veiksnys sukuria galimybę keistis ir tobulėti. Pirma, sudarykite sąrašą dalykų, kurie susiję su jūsų įsimylėjimo į sutuoktinį jausmu. Viename stulpelėje išvardykite tuos jausmus ir įsitikinimus, lūkesčius ir panašiai, kurie vėliau būtų naudingi jūsų santykiams. Kitame stulpelėje surašykite tai, kas buvo naivu, idealizuota ar net žalinga ir nelabai prisidėjo prie brandžios draugystės. Antras. Pabandykite atsekti apytiksliai tą laiką jūsų santuokinime gyvenime, kai euforiški jausmai ėmė silpnėti ir jūs pradėjote pastebėti sutuoktinio trūkumus. Papasakokite smulkiau apie keletą pirmųjų sunkumų ir jų įveikimo pasekmes didesnę jūsų brandą. Trečia, prisiminkite vėlesnius romantiškus įvykius jūsų sutuoktinėme gyvenime, leidusius sugrįžti kai kuriems ankstesniems jausmams. Kaip tie jausmai padėjo sustiprinti jūsų santykius. Kaip galbūt troškote pasilikti jausmų viršūnėje ankstesnių jūsų draugystės laikotarpio, taip turbūt esate patenkintas būdamas meilės santykių lygumoje dabar. Prieš pradėdami kuo nors skųstis, sąžiningai vertinkite bendrą sumą meilės, kurią atiduodate. Kiek tai atitinka tuos 3 aspektus, kuriuos draugas Pekas apibūdina kaip įsimylėjimo iliuziją. Pirma, tai nėra valios aktas. Antras, reikalauja mažai disciplinos ar sąmoningų pastangų. Trečia, trūksta tikro suinteresuotumo sutuoktinio augimu. Penkta, duokite 3 jūsų sutuoktinio veiksmų, kurie atspindėtų tikros meilės bruožus pavyzdį. Iš praėjusio mėnesio. Pirma, jausminga, bet neapsiribojama vien tuo. Antra, įdedama nuoširdžių pastangų ir disciplinos. Trečia, paremta protu, o ne vien instinktu. Ketvirta, siekiama, kad tai asmeniškai brandintų sutuoktinį. Grupės diskusijos planas. Giliau panagrinėkite, kiek įsimylėjimo potyrio, tiek nuoširdžios pasiaukojančios meilės emocinį, psichologinį, fiziologinį ir dvasinį komponentus. Ketvirtas skyrius. Meilės kalba numeris 1 – palaikymo žodžiai. Pagrindinė mintis. Komplimentai, padrąsinimo žodžiai ir prašymai, o ne reikalavimai, stiprina sutuoktinio savo vertės, tai yra savivokos jausmą, tai sukuria intimumą, gydo sielos žaizdas ir pažadina visą jūsų antrosios pusės turimą potencialą. Pirma, paskirkite vieną vakarą savo sutuoktiniui pasidalyti svajonėmis, pomėgiais ir planais. Atidžiai klausydamasis įsidėmėkite svarbiausius dalykus. Pabuvojęs vidinėme sutuoktinio pasaulyje, nuoširdžiai ir su meile padrąsinkite ją ir pasiūlykite savo pagalbą siekiant šių tikslų visais įmanomais būdais. Antra, pernelyg didelis familiarumas gali suponuoti įvairias paniekos ir nemandagumo formas. Peržiūrėkite tam tikrus jūsų santykių aspektus per paskutinį mėnesį. Gal jūsų balso tonas buvo šiurkštus, požiūris sarkastiškas ar teisiantis. Ar kreipdavote dėmesį daugiausiai į sutuoktinio nesėkmes? Pasitaisykite ir prašykite atleidimo. Trečia, nustatykite, koks yra jūsų bendravimo stilius. Ar jūsų žodžiai reiškia prašymą, pasiūlymus ir pagalbą? Ar tai skamba kaip reikalavimai, ultimatumai ir net grasinimai? Atminkite, kad pagrindiniai meilės aspektai yra pasirinkimas, laisva valia ir savanoriškas tarnavimas kitam. Ar galėtumėte gražiau kalbėtis su savo vyru žmona? Ketvirta, yra daug būdų, kaip maloniai, intimiai ir draugiškai bendrauti su savo sutuoktiniu. Kaip siūloma šiame skyriuje, pradėkite vesti užrašus palaikymo žodžiai, kur užsirašinėkite išmoningus, puikius būdus, kaip palaikyti savo vyrą ar žmoną net pačiose nereikšmingiausiose situacijose. Ypač naudinga būtų įtaigi literatūra apie tai, kaip padėti pačiam sau. Penkta, minėtų Bilo ir Betės santuoką labai pagerino paprastas metodas.
Jie abu sudarė po sąrašą dalykų, kuriuos ypač vertino kaip komplimentą vienas kitam. Padarykite tą patį su savo sutuoktiniu. Pradžioje peržvelkite Bilo ir Betės sąrašus. Kai pasikeisite komplimentais pirmą kartą, nutarkite tęsti tai 2 mėnesius, kai tik bus proga. Grupės diskusijos planas. Aptarkite, kaip žodžių jėga gali nulemti žmonių ir net tautų likimus. Kaip žodžiai įkalina ir išlaisvina mus. Kaip formuoja mūsų požiūrį į save ir aplinkinį pasaulį. 5 skyrius. Meilės kalba numeris 2. Laiko leidimas kartu. Pagrindinė mintis. Laiko leidimas kartu dalyjantis viskuo, išklausant ir dalyvaujant bendroje ir prasmingoje veikloje rodo, kad mes iš tiesų rūpinamės ir džiaugiamės vienas kitu. Darbas reikalauja iš manęs labai daug, tai gali būti pasiteisinimas, kodėl neskirite laiko pabūti su vyru žmona. Tačiau sėkmė ir materialinis aprūpinimas negali atstoti intimumo. Sudarykite su sutuoktiniu planą, kaip subalansuoti jūsų pareigas, kad turėtumėte pakankamai laiko pabūti drauge. Būkite linkęs pasiaukoti sudarant šį balansą. 2. Bilas suprato, kad Betės pagrindinė meilės kalba yra laiko leidimas kartu, todėl jis sudarė sąrašą dalykų, kuriuos žinojo, ji norės, kad jie atliktų kartu. Pasivaikščiojimai, atostogos ar tiesiog daugiau pokalbių su vaikais, visa tai įtraukia visus į prasmingą veiklą. Sudarykite savo sąrašą ir nutarkite padaryti 2 dalykus per ateinantį mėnesį. 3. Prisiminkite paskutinę didelę problemą ar iššūkį, su kuriuo susidūrė jūsų sutuoktinis. Surašykite būdus, kaip jūs galėjote geriau pasiekti šitos tikslus. A. Mažiau patarinėti ir daugiau užuojautos. B. Daugiau supratimo ir mažiau sprendimų. C. Daugiau klausimų ir mažiau išvadų. D. Daugiau dėmesio žmogui ir mažiau problemai. 4. Sužinokite, kiek svarbi jūsų santuoka yra bendra veikla santuokai. Išskirkite 3 atvejus, kurie jūs labai suartino ir tebėra malonių prisiminimų šaltinis. Ar ta veikla buvo susijusi su bendru laiko leidimu ir bendra veikla? Suplanuokite naują įvykį, kuris galėtų tapti gerų prisiminimu. Sąžiningai prisipažinkite, kokį vaidmenį jūsų gyvenime turi jausmai. Kada jų tinkama išraiška padėjo protingai išspręsti problemą ir ar apvainikuoti gražų įvykį. Apskritai, ar jūs vengiate parodyti savo emocijas, ar pratrūkstate, ar nuslepiate jas? Kaip jos susiderina su jūsų vyro žmonos emocijomis? Kaip galėtumėte pakoreguoti emocinį jūsų bendravimo aspektą? Grupės diskusijos planas. Aptarkite idėją, kad bendra veikla turi būti susijusi su pomėgiais, kurie mieli abiems sutuoktiniams. Kitas geras planas yra skirti laiko ir širdies sutuoktinio interesams, kurie nėra jūsų. 6 skyrius. Meilės kalba numeris 3. Dovanos. Pagrindinė mintis. Dovanos yra matomi meilės ženklai, ar tai būtų nupirkti ar paties pagaminti daiktai, ar tiesiog jūsų buvimas su sutuoktiniu. Dovanos parodo, kad jūs rūpinatės kitu ir byloja apie jūsų santykių vertę. 1. Dovanos vertė yra svarbiausia jo savininkui. Turbūt jūs specialiai nenustatydavote gautos dovanos vertės. Pagalvokite apie davėjo intenciją ir pakeiskite savo mąstymo kryptį. Vertinkite meilę, kurią jis parodė. 2. Pasinaudokite knygos autoriaus patarimu ir sudarykite sąrašą dovanų, kurias esate įteikę sutuoktiniui ir kurias jis įvertino. Be to pasitelkite pagalbon tuos, kurie žino jo skonį. Nuspręskite kitą mėnesį kas savaitę padovanoti dovaną, kad ir kokia maža ji būtų, meilės labui, atsižvelgdamas į tai, ką mėgsta jūsų vyras žmona. 3. Galbūt šiuo metu dovanos ir jūsų finansai nėra geras derinys, bet jeigu dovana yra investicija į pačią svarbiausią jūsų nuosavybę, žiūrėkite į ją kaip į taupimo ar saugumo formą. Peržiūrėkite savo biudžetą ir pasiaukodamas duokite daugiau savo sutuoktiniui. 4.
Jeigu jūsų vyro žmonos meilės kalba yra dovanos, tai gali pareikalauti iš jūsų nedelsiant nustumti šalį savo paties prioritetus. Prisiminkite situacijas iš keleto paskutinių metų, kai jūsų sutuoktinis labai norėjo dovanos arba jūsų paties buvimo kaip dovanos, o jūs to nepadarėte, nors galėjote. Kitą kartą pasitaikius tokiai progai sąmoningai pasiruoškite kitaip pasielgti, nors tai būtų jums sunku. Atsiminkite, kad jūsų buvimas kaip dovana reiškia daugiau nei vien būti fiziškai. Pasistengkite per savaitę pasikalbėti nors apie vieną svarbų įvykį ar jausmus tą dieną, to paties paprašykite iš savo vyro žmonos. Grupės diskusijos planas. Prisiminkite pavyzdžių apie dovanų reikšmę kitose kultūrose, šeimų tradicijose ir įvairių tipų asmenybėms, kaip tuose pavyzdžiuose išreiškiama meilė. 7 skyrius. Meilės kalba numeris 4. Paslaugos. Pagrindinė mintis. Jeigu jūs kritikuojate sutuoktinį už tai, ko jis nepadaro, tai gali būti nuoroda, kad paslaugos yra jūsų pagrindinė meilės kalba. Paslaugų niekada nereikia daryti nenoriai, verčiau laisvai duoti ir gauti, padaryti, kaip esi prašomas. Net kai norime atlikti būtent tai, ko prašo mūsų sutuoktinis, mes esame linkę daryti tai savaip, kaip mums patogu. Teikti paslaugas iš meilės reiškia pateisinti kito asmens lūkesčius. Prašykite sutuoktinio detaliai nusakyti, ko jis nori iš jūsų ir darykite tiksliai, kaip buvo nurodyta. Pasirinkite 3 paprastas užduotis, kurių nelabai mėgstate, bet kurias jūsų vyras žmona pamatęs atliktas bus patenkintas. Nustebinkite jį ją padarydamas tai neprašytas. Daugelis porų jaučia įveikusios lyčių vaidmenų stereotipą savo santykiuose, bet pasąmonėje tai vis dar egzistuoja. Pasikalbėkite apie savo slapčiausius jausmus dėl darbų pasiskirstimo ir jūsų šeimos istoriją šiuo atžvilgiu. 4. Dar kartą perskaitykite Marko ir Merės prašomų paslaugų sąrašą, išsirinkite 4 užduotis, kurias norėtumėte, kad jūsų sutuoktinis atliktų dėl jūsų. Būkite pasiruošęs daryti tą patį ir palaikyti pusiausvyrą, kuri remiasi abipusę meilę, o ne priverstiniais teisingais mainais. Tegu šie praktiniai darbai nuolat būna jūsų sąraše. 5. Daug problemų kyla dėl mito, kad po vestuvių mes turėtume nustoti elgtis taip, kaip elgiamės draugaudami. Pabandykite prisiminti didžiulę meilę ir intimumą, kurie buvo nuolatinių paslaugų pasekmė tuo laikotarpiu. Norėdami susigrąžinti tą artimumą, pabandykite padaryti keletą ankstesnių paslaugų ir pažiūrėkite, ar iš tikrųjų toks ryšys egzistuoja. Grupės diskusijos planas. Panagrinėkite 2 skirtingus požiūrius, kurių atskiri individai ir visuomenės laikosi šimtmečiais. 1. Pasitenkinimą ir laimę teikia iškilimas virš kitų ir jų tarnavimas tau. 2. Pasitenkinimą ir laimę rasi tarnaudamas kitiems. Meilės prasmę rasi laisva valia tarnaudamas žmonėms. 8 skyrius. Meilės kalba numeris 5. Fizinis prisilietimas. Pagrindinė mintis. Fizinis prisilietimas kaip meilės gestas pasiekia pačią mūsų būtybės esmę. Pradedant švelniu peties palietimu ir baigiant pačiu aistringiausių bučinių, kaip meilės kalba, tai yra pati svarbiausia perteikimo forma. 1. Pašalinkite visas neigiamas fizinio prisilietimo formas. Jeigu esate kada įžeidę savo sutuoktinį nors ir pačiu nereikšmingiausių poelgių, paprašykite atleidimo ir susivaldykite. Jeigu buvo tokių prisilietimo formų, kurios erzina, liaukitės tai daręs ir pakeiskite jas gerom ir maloniom manierom. 2. Galbūt jūs ir sutuoktinis niekada atvirai nesikalbėjote apie jums malonius prisilietimo būdus. Aptarkite emocinį, seksualinį ir psichologinį aspektus susijusius su kūnu. 3. Sudarykite sąrašą aplinkybių, vietų ir priimtinų prisilietimo formų, kurios sustiprintų jūsų fizinį ryšį. Pavyzdžiui, kokia būtų jūsų norima fizinio prisilietimo forma įsėdant į automobilį ir išlipant.
Jeigu abu iš jūsų norite skirtingų dalykų, raskite kompromisą, kiekvienas pirmiausia siekdamas būti malonus kitam. 4. Prisiminkite Patriciją ir Pitą. Jai buvo gana lengva parodyti savo troškimą, leisti laiką su vyru, bet Pitui buvo labai sunku paprašyti fizinio artumo, ypač sekso srityje. Kaip jūs manote, kodėl taip yra? Sutuoktinis negali perskaityti jūsų minčių, sunku ar nesunku mes turime kalbėti apie savo meilės poreikį ir meilės kalbą, kuri labiausiai leidžia mums pasijusti mylimiems. Kodėl atvirai nepakalbėjus apie tai su vyru žmona? Fizinio prisilietimo poreikį pripažinti yra sunkiau netgi pačiam savo. Būkite atviri su sutuoktiniu ir savimi, ypač sekso srityje, kalbėdami apie tai, kada jaučiatės nemylimas ar netgi nesaugus, todėl kad dauguma mūsų nuomonė, jog mūsų kūnas yra netobulas. 5. Kritinės situacijos kyla dėl sunkios ligos, mirties ir panašių dalykų, bet ir nedidelės kasdienės traumos gali turėti didelį poveikį. Raskite metodą, kaip pasirūpinti kitų, švelniai paliesti, tai geriau nei tylėti arba kalbėti tuščiai. Grupės diskusijos planas. Pasikalbėkite apie paslaptingą emocijų ryšį su fiziniu prisilietimu. Pavyzdžiui, kartais mūsų emocijų rezervuaras tiesiog diktuoja prašymą, kad mūsų apkabintų. Kai skauda, bet kitą kartą mes visai nenorime, kad mus liestų. Nuotaikos, nuostatos ir supratimai. Ar mes norime būti liečiami, apkabinami, ar lytiškai suartėti vienoje ar kitoje situacijoje. 9. Skyrius. Kaip atpažinti pagrindinę meilės kalbą. Pagrindinė mintis. Kad sužinotumėte savo svarbiausią meilės kalbą, turite užduoti savo keletą paprastų, bet esminių klausimų. Ko jūs prašote dažniausiai? Kas jums ypač leidžia pasijusti mylimam, o kas labiausiai žeidžia? Ko užvis labiau trokštate? Atsakymai šios klausimus duos esminės užuominas. 1. Daugeliu iš mūsų sunku paversti seksą malonumu abiem partneriais. Kartais mes daugiausiai dėmesio skiriame technikai, dažnumui ir įvairoviai, tačiau daug sunkumų kyla dėl mūsų emocinio meilės rezervuaro būklės. Pamastykite apie jūsų santykius. Kaip galėtumėte daugiau dėmesio skirti emociniai jų pusiai ir kartu pagerinti fizinę? 2. Dažnai mes išreiškiame meilę savo pačių pagrindinę meilės kalbą. Užuot sužinoję sutuoktinio kalbą, prisiminkite atvejus, kai manėte, kad jums pavyko perteikti meilę. Ar padarėte tai savo, ar sutuoktinio pagrindinę meilės kalbą? Jei savo, tai ar norėtumėte padaryti naują sprendimą, kalbėti sutuoktinio pagrindinę meilės kalbą? 3. Jeigu jums vis dar sunku suprasti savo meilės kalbų atžvilgių, tai tikriausiai dėl to, kad jūsų emocijų rezervuaras yra arba visiškai tuščias, arba sklidinas. Patyrinėkite slapčiausias savo emocijas ir nustatykite, kuris iš šių atvejų tinka jums. Jeigu jūsų meilės rezervuaras yra tuščias, paklauskite savęs, ar aš kada jaučiausi mylimas savo gyvenime? Jeigu atsakymas yra taip, tai kada tai buvo? Kas leido jums pasijusti mylimam? Atsakymas į šį klausimą atskleis jūsų meilės kalbą. Jeigu jūsų meilės rezervuaras yra pilnas, prisiminkite jų dviejų pasimatymų laikus ir atgaivinkite tuos prisiminimus. Tai padės suvokti to, kas buvo veiksminga esmė ir atskleis šią paslaptį. Tada jūs suprasite, kodėl tai veikia ir galėsite suderinti kai kurios dalykus savo santykiuose. 5. Ar jūsų meilės rezervuaras būtų visiškai tuščias, ar tiesiog pilnutėlis, ar žinote savo meilės kalbą, ar nežinote, pažaiskite rezervuaro patikrinimo žaidimą visą kitą mėnesį. Paprašykite sutuoktinio 3 vakarus per savaitę apibūdinti jo meilės rezervuaro būklę pagal skalę nuo 0 iki 10 ir pasinaudokite jo pasiūlymais, kaip pagerinti tą balą jos naudai. Jeigu jūsų vyras žmona nuolat yra taške 10, galite pailsėti, bet nenustokite mylėjęs. Grupės diskusijų planas. Kad patenkintumėte vienas kito poreikius,
Dažnai reikia patirti naujų įspūdžių, net jeigu tai toks paprastas darbas kaip skalbimas. Padiskutuokite apie tai, kad sutuoktiniai turi būti kantrus ir vienas kitą pamokantis. Jeigu nori pasiekti maksimalų pasitenkinimą santuokoje. 10 ir 11 skyriai. Mylėti reikia nuspręsti, meilė viską keičia. Pagrindinė mintis. Apsisprendimas mylėti savo sutuoktinį, jo meilės kalba suteikia įvairiopos naudos. Tai gali padėti užgyti praeities žaizdoms ir suteikti saugumo, savivokos ir reikšmingumo jausmą. Instinktyvus paprasčiausių įsimylėjimo pobūdis labai skiriasi nuo valingo pasirinkimo, kuris patenkina subtiliausius mūsų sutuoktinio emocinius poreikius. Kaip kad atsitiko Brentui, apie kurį pasakojau 10 skyriuje, taip ir mūsų meilės rezervuaras gali būti beveik tuščias, patiems nežinant kodėl. Mes nesiekėme įžeisti savo sutuoktinio, bet gali būti, kad stenkimės patenkinti savo poreikį daugeliu netinkamų būdų. Sąžiningumas padės įvertinti tas mintis ir poelgius jūsų nepatenkintų poreikių atžvilgių. Ar yra geresnis būdas jums pasirūpinti savo reikmėmis? Gal norėtumėte paskirti 2 mėnesius išbandyti seną patarlę – duok ir tau bus duota. Kodėl nepradėjus šito šiandien ir nepažiūrėjus, kas atsitiks? Antra. Dar kilnesnis tikslas yra mylėti, kad patirtum pasitenkinimą duodamas, o ne gaudamas. Patyrinėkite savo paskutinius meilės sutuoktiniui išraiškos atvejus. Ko jūs tikėjotės pats gauti už tai? Jeigu nesulauktumėte to, ar šis faktas pakeistų jūsų elgesį? Kartais mes tikime staigių rezultatų. Atminkite, šiems dalykams reikia laiko. Mylėti yra svarbiau nei pastatyti Romą. Skirkite tam laiko. 3. Pagalvokite apie tos meilės poelgius, kurių, kaip jūs žinote, trokšta jūsų sutuoktinis, bet kurie nėra natūrali jūsų elgsena. Galbūt vengiate tai daryti ir jums reikia, kad vyras žmona nuoširdžiai primintų jums. Nuspręskite daryti tuos dalykus, kad sutuoktinio meilės rezervuaras būtų pilnas ir jį būtų artimesnis jums. 4. Reikšmingumas, savivokos jausmas, saugumas, šie 3 veiksniai yra būtini mūsų gerovai. Būkite atviri vienas kitam ir neslėpkite savo silpnumo, pakalbėkite apie tai, kaip negalite pasiekti visų šių 3 dalykų, nepatirdami kito žmogaus meilės žodžių ir darbų. 5. Netinkamos meilės kalbos naudojimas nėra žalingas, bet pasekmės gali būti labai negatyvios. Prisiminkite Džiną ir Normą, aprašytus 11 skyriuje. 35 metus trukęs didžiulis konfliktas kilo dėl paprasčiausio nesupratimo. Pažvelkite į savo santykių konfliktinės sritis ir pažiūrėkite, kaip tai susiję su netinkama meilės kalba. Dažnai sutuoktiniai, norėdami jaustis saugus arba pajusti savo vertę, manipuliuoja vienas kitu, kad patenkintų emocinius poreikius. Tačiau ir nuoširdžios pastangos kito naudai neužtikrina, kad jas bus atsakyta meilė. Pakalbėkite apie egzistuojančią riziką, kad jūsų paties poreikiai galėtų būti kad jūsų paties poreikiai gali likti nepatenkyti, net jeigu padarysite viską, kas nuo jūsų priklauso. Kokie kiti principai, išskyrus meilės kalbos naudojimą, padės sutvirtinti santuoką? 12 skyrius. Kaip mylėti nemylimą. Pagrindinė mintis. Parodyti meilę nemylimam sutuoktiniui yra įmanoma, nors ir sunku. Jei su jumis nesiskaitė ir netinkamai elgėsi, nelieka gerų jausmų, tik skausmas. Tačiau geri poelgiai remiasi pasirinkimu, o ne jausmais. Tinkamas meilės kalbos naudojimas kartais būna stebuklingas. 1. Jeigu santuoka atsidūrė rimtoje bėdoje, kaip aprašyta šiame skyriuje, jums reikia pradėti nuo valingo sprendimo pasiaukoti ir atlikti tokį eksperimentą. Jūs rizikuojate toliau patirti skausmą ir atmetimą, bet kartu kovojate dėl sveikos ir laimingos santuokos. Pamastykite apie kainą, pabandyti verta.
Žemiau išvardyti 4 žingsniai. 2 ir 5 pareikalaus mažiausiai 6 mėnesių, kad pasiektumėte tokių rezultatų kaip Glenas ir Ana. Tvirtas tikėjimas Dievo pagalba labai padidins jūsų sėkmės galimybės. Paklauskite sutuoktinio, kaip jūs galėtumėte būti geresnis vyras, žmona. Nesvarbu, koks bus jo atsakymas, stenkitės dėti daugiau pastangų ir patenkinti jo prašymus iš visos širdies ir geros valios. Užtikrinkite sutuoktinį, kad jūsų motyvai yra tyri. 3. Kai išgirsite palankų atsiliepimą, žinosite, kad esama pažangos. Paprašykite sutuoktinio ko nors konkretaus, kas jo negąsdintų ir būtų lengvai įvykdyti. Nesvarbu, ar jis jį sureaguos į tą prašymą iš karto ar ne. Pateikite vieną prašymą per mėnesį. Pasirūpinkite, kad tai būtų susijęs su jūsų pagrindinė meilės kalba ir padėtų papildyti jūsų pačių rezervuarą. Kai tik jūsų sutuoktinis atsilieps į jūsų reikmes, pasistengkite sureaguoti ne vien apsisprendimu, bet ir emocijomis, nepersistenkite. Kai jūsų santuoka pradės iš tiesų gyti ir stiprėti, pasistengkite neužmigti ant laurų, pamirždamas apie sutuoktinio meilės kalbą ir kasdienius poreikius. Jūs esate kelyje į savo svajonę, taigi neiškrypkite iš jo. Tarp savo darbų numatykite laiką drauge aptarti, kaip išlaikyti pasiektą pažangą. Grupės diskusijos planas. Daugelis santuokų baigėsi skyrybomis dėl to, kad nenorima nusižeminti ir tarnauti kitam, ypač tada, kai mūsų atstumia. Aptarkite šiame skyriuje pateiktus Jėzaus Kristaus pamokymus, taip pat užrašytus Evangelijoje pagal Luką 6 skyriuje 27 eilutėje. Mylėkite savo priešus. Padiskutuokite ir apie šios mokytojo poelgio prasmę, kai jis plovė savo mokiniams kojas. 13 skyrius. Vaikai ir meilės kalbos. Pagrindinė mintis. 5 meilės kalbos yra svarbios ir vaikams, nors jie gal ir nesuvokia savo tikrų poreikių ir gali nesuprasti savo reakcijų. Norėdami būti geri tėvai, mokykitės kalbėti pagrindinę savo vaiko meilės kalbą, kol ją atpažinsite, nuolatos naudokite visas 5. 1. Palaikymo žodžiai. Mokydami savo vaikus mes esame linkę kritikuoti nesėkmes. Perlenkę lazdą galime susilaukti žalingų pasekmių vaikui suaugus. Nuspręskite pagirti savo sūnų ar dukrą už kiekvieną gerą poelgį visą savaitę. Mažiausiai 2 komplimentai per dieną yra geras tikslas. 2. Laiko leidimas kartu. Pabūkite vaiko pasaulyje, pastebėkite jos pomėgius ir pažinkite vaiką kiek įmanoma daugiau. Visą esybę būkite su juo, skirdami jam visą savo dėmesį. Raskite laiko savo vaikams arba kiekvienam savo vaikui, kasdieną mažiausiai keletą minučių. 3. Dovanos. Jeigu persistengsime, dovanos gali netekti reikšmės ir įdiegti vaikui netikras vertybės. Bet periodiškai duodamos dovanos, parinktos apgalvotai ir išreiškiant palaikymą, pavyzdžiui, aš myliu tave, todėl nupirkau tau ypatingą daiktą, gali padėti patenkinti vaiko meilės poreikį. Kitą kartą, kai nupirksite ar pats pagaminsite vaikui dovaną, išreikštite savo meilę žodžiais ir įteikdami ją. Taip pat galite išreikšti savo meilę ir atsisakydami duoti vaikui tai, kas jūsų nuomonė nėra gerai. Aš myliu tave, todėl nepirksiu tau gyvatės barškuolės kaip namų augintinės. 4. Patarnavimo veiksmai. Nors jūs nuolat tarnaujate savo vaikams, bet kitą kartą, kai atliksite tai, kas ypač reikšminga jūsiškiui, pasakykite, jog tai reiškia, kad jį mylite. Pasirinkite tokį tikslą, kuris nėra ypač viliojantis jums, bet labai svarbus jūsų vaikui. Įgykite naujų žinių ir išmokite įgūdžių, kad būtumėte dar labiau pasikaustę kaip auklėtojai. 5. Fizinis prisilietimas. Apkabinimas, pabučiavimas ir tinkamas lytėjimas yra labai svarbus vaiko emocijų rezervuarui. Atsižvelgdami į vaiko amžių, temperamentą, meilės kalbą ir panašiai, raskite unikalų prieėjimo prie jo būdą. Vaikams augant jūs turėsite būti jautresni, bet išlaikyti įprotį liesti sūnų ar dukrą, norėdami patvirtinti jiems savo jausmus. 6. Kai atpažinsite pagrindinę savo vaiko meilės kalbą,
Stenkitės nuolatos ją kalbėti, bet neapleiskite ir kitų 4 kalbų. Jos gali būti reikšmingesnės kaip papildančios pagrindinę. Grupės diskusijos planas. Kalbėkite apie tai, kaip svarbu yra ir žinoti ir naudotis meilės kalbų su vaikais koncepcija. Tai reikia daryti atitinkamame supratimo lygmenyje, pirmiausiai atsižvelgiant į vaiko amžių. Paraginkite savo vaikus parodyti, ką jie laiko savo pagrindiniu būdu priimti meilę ir pasakykite jiems apie savo bei sutuoktinio analogišką būdą, kaip tai daroma skirtingose kultūrose ir šeimose. Knygos pabaiga. Ačiū, kad klausėtės.